Pizdanos yra taip gėjų bijo eina, nahui. Mane Zopas yra mokyklai dėstas apie narkotikus. Aš atsimenu pas mano vien draugelį toks varšas buvo, karočią, kad ryšio namie nebuvo. Aš nežinau, kaip. Nu tai va, sėdim Seime, kur su pagėža. Pystime ževeiką. Aš tau sakiau, aš tau prašiau, kiekvieną dieną mes tavęs prašom koinės susirinkti, aš ir taip su vaikais čia lakstau. Vaikai sugeba koinės susirinkti, tu nesugebi. Kiekvieną dieną susitikimą. Nu, aš tau sakau, man reikėjo per šitą savaitę padaryti. Kaip tu nesupranti, ką padaryti reikia? Kaip tu aš nesuprantu, iš ką mes sumokam pinigus. Viskas parodyta, mokymai praeiti, nesuprantu, sunku, nesuprantu. Gerai, Viktorai, pas jūs pasibaigus technikinę, žinokit, yra. Gyvenime turi užtektinai rūpesčių. Ar tikrai nori, kad vienas iš jų taptų ir tavo automobilio reikalai? Car One tai automobilių profesionalų Car Vertical sukurta programėlė, leisinti tau nuo pečių nusimesti daugybę su mašina ar motociklu susijusių problemų. Ji tau primins apie besibaigiančią technikinę, lengviau įsivertinsi norimo parduoti automobilio vertę, ar galų gale susidėsi visus dokumentus į vieną patogią vietą. Aišku, visada gali. Jo, aš irgi tai pagalvojau. Spausk nuorodą video aprašyme apačioje, siųskis Car One programėlę į savo išmanųjį, susimažink rūpesčių kiekį, kuriuos tau kelia automobilis. Ir nebūk kaip Viktoras. Nu, bent jau nenamie išsimegosiu. Unfortunate names. Ble, pirmasis Elonas Penikas ir eini viešumą, tipo. Kaip Elonas Penikas. Bet labai jokinga, nes atėjo pavardė irgi Penikas. Vis kai taip jūs nesirišo, tai reikia pakeisti kažką. Ir yra žmonių, ir vat jam tai nedėjo vardą pasikeisti. Vat visi kiti keičiasi. Koks tavo vardas buvo prieš tai? Antanas Bažėla. Tai koks dabar ten? Orijus. O tu koks aš? Elonas Penikas. Ir tu nepasikeitai? Ne, pasikeičiau iš Antanas Bažėlas. Aš atsimenu pasikeičiau, buvo Antanas Penikas, tai Elonas. Aš atsimenu deitinų paną, tipo... Elonas Penika vardas. Panava tokia, stotelį laukia. Ir jokinga manęs jinai pasikeitė vardą iš rusiško į lietuvišką, tipo. Maks, lietuvišką. Buvo šliucha į baną dabar rasta. Šmarė maniučiai. Dabar Alisa. Serva į baną. Dabar Kotryna. Pasilenglino gyvenimą. Čia kaip ir Skyrime. Piska maniučiai. Kai Skyrime žudai drakoną, nebegalintų žudyti, easy pasirenka greitai. Išsučka maniučką, išverkas ir diučka žopą v pizdanoje pasikeitė į Kotryną. Salam papalam buvo vardas. Pasikeitė į... Pasisipa Makalai. Pasikeitė į Eglę. Karoči, ir jos buvo rusiškas vardas ir jinai pasikeitė Maks lietuviškai. Nu, jie tėvai gal pakeitė, nes Lietuvoje gyveno lietuviškai šnekėjo lietuvių mokykloje. Patys davė, patys pakeitė. Ir tipo, tada su manimi deitinom ir sako, ble, jeigu susitoksim, tai aš tau vėl rusišką, tipo, duosiu, žinai, ir tipo, kad vėl reiks atsikeisti tada, žinai. Ir gal man tada reiks pasikeisti lietuvišką. O koks vardas jos? Nenoriu sakyti. Bet aš galvojau pasikeisti Baltrušaitis. Sovietskis Sajūz vardas. Baltrušaitis? O kaip dar galima būtų Nu, tipo Balikov Baltrušaitis. Belia kaip panašu, dažnai painioju šitą. Viktoras Baltrušaitis pasaulis. Pizna. Baltanosis. Aš šiaip dar galvojau... Balta lietuvis. Arba dar galvojau pasikeisti kažką, ką mėgstu, pavyzdžiui, labai. Viktoras Niukas. Viktoras skusta šikna. Viktoras... Viktoras nepilnametis. Viktoras Devinkė. Viktoras Vup. Ble, žiūrėk, kai mes turėjom kiemę čiuvakai vienu, kiek pradėjo Vupas buvo, iki tol, kol atsirado Vupai. Rimtai, na? O tai už ką yra? Neatsimenu, man tai čia tagas buvo, kaip tipo... Ble, tai jam turėjo skambinti iš Vupo, žinai, ble, galim tavo vardą pasiimti. Jis dabar, žinai, kaip bitkoinas iš jo pakilusios akcijas, buvo kaip Vupas atsirado, taip pakilo akcijas. Pizda. Jo, reikėjo skolintis šaibų. Žmogus Vupas, nahui. Ble, pizda, mačiau, aš trečiose man tada rašė, pana, kad yra vyrų, kurie užsiregistruoja, tipo, depiliacijai. Ir tikisi, kad jiem bibių ten padraučins. Ble, o tai kas dar su laiminga pabaiga, galbūt dantistas su laiminga pabaiga. Tu visur tikės, kad tau bibių padraučins. Jo, jaučiu, ir tokį, ble, tampa tau. Kai esi vienišas... Aš labai čia gėjus skaitaus, aš buvau masažė, atsimenu, ir vyras, aklas vyras mane masažavo, bet aš nusisukęs jo nematau. Ble, čia negali būti, kad tam turi... Ir aš nematau, kad ten vyras ir man biški pasitojo, kokiam procentų, tipo.
Nes yra tas kečiausias... Bet aš tikrai, ta prasme, negėjau. Kečiausias masažo salonas Lietuvoje, kurį aklas čiūvas įkūrė. Čia tiesa. Gal jisai to masažavo, ne? Kodėl akliai geriausi masažuotojai yra? Nes jie gali kišpirštą iš ikną ir sakyti. Nieko nemačiau. Atsimenu, toks Viktoras buvo aklas masažuotojas Klaipėdai. Prancūzai išrado pačius sudėtingiausius receptus, kurias gali gyventi tik labiausiai patyrę ir talentingi. Kad čia pasakas skaito. Taip pat labiausiai. tai paprasčiausio maisto. Čia tu filmuoji. Už 3 jūrų, už 3 gyveno prancūzas. Pavertimu kažkuo labai ypatingu. Šis užkandis vadinasi casse-croûte, kas išvertus reiškia laužti plutą. Tai... Laužti plutą? Čia kaip pasieksiu bybelę, nenusivaliai ir nori antrą kartą pasipirsiu, laužti plutą. Čia kai nusidročini savo pilvo vakarą ir ten susirinkti. Ir kai trusikus po to atklešinėjai nuo to kūno. Kai sapnuoji tą šlapę sapną ir ryte eini į tuliką laužti plutą. Kai kunigas gauna naują klapčiuką. Davai laužiam plutą. Mum džiunzės kasdieninės viešpatė. O dabar bažnyčia prisidirbo vėl, ne? Tai čia aš manau, kad ten net nebuvo. Jie atsidirbė. Kai kiniečiai Mickey Mouse'ą pagauna nesvarbu. Kiniečiai Mickey Mouse'ą? Nes plūtas šuo jie lauži plūtą tiesiog. Ir gamina jį pato. Pašau. Plūta referencai, seniai, blemba. O kokie tavo referencai? Pažiūrėjim Polo Alleno referensus, dėk ant savo. Pažiūrėk, seniai, šitas dėdas, bet... Šitas užkanis vadinės kuosum. Pisti maža vaiką. R. Tik jie ir valgo varlių subinės. Tai jie tik ir valgo varlių subinės ir sliekų pažastis. Nekreipkite dėmesį į negatyvius komentarus, palaikau. Leisk vyrui kalbėti. Man patinka komentarai, kur nekreipkite dėmesį į pozityvius komentarus. Hey from Africa. TikTok'e dažniausiai būna, jeigu išeina su Tarzanu kažkoks TikTok'as, visi rašo, kai, oi, famous Latvian rapper. What country is this? Bet kaip jėkinga toks, va, prancūziškas užkandys. Sakau, už tada sūrė ant bulkos. Pizda. Buterbrodas tiesiog, na. Jo, man mama padarė trikampėlių. Visą. Trikampys. Daktariškius dešerių. Su X gale. Su šrapenke. Su šrapenko ir rūmų alėjum. Jo. Skaniai jūsų mamos gamina? Mano mama šiaip labai skaniai gamina, bet vis laik tą patį. Mano mama startinis 5 yra tipo 4. Išsėtinė sklerozė mamai, tiesiog visą laiką kepa bulves visą dieną. Tipo, nu, aš galėčiau kiekvieną dieną valgyti su maistą, bet tipo, yra kotletai, omletas, galim padaryti omletą, blynų, bet blynų be nieko, aš tiesiog cukrus ir blynų su cukrus. Aš sviesto biškį tada cukrus. Ne. Nėra sviesto. Margarinas nebe. Jau 3, ne, yra. 4 dar reikia. Tai išmuša mėsą ir iškepa. Jo. Tai toks žiauriai lietuviškas. Mano visas maistas, kur mama gamino, kai tu valgytum ir sakytum, bet bent euras 5 kainuoja. Tokios visiškai valgyklos, kur nėra meniu, ateini, aš noriu maisto. Ir tau įdeda. Toks maistas, kur rankų nereik valgyti. Į veidą pridedi. Viskai būna, šiaip kartais taip pat. Tiesiog kalnas. Kartais gaudavo. O to mama negalvoja, kad 15 vaikų kaip Jovalas, žinai, dideliam. Kartais būdavo, bet žinai, būdavo, tipo, jeigu labai skaniai tikėjai, tipo, pasigamina huienai valgėjimo, tokia, gavus. Bet dažnai būdavo... Tavo mama galėtų į kariuomenę paimti, negalėtų 300 vyrų. Jo, bet dažnai būdavo, kuo vyresnė, jau, tipo, mama būdavo tokių, kur, tipo, mamos amžius labai koreliuodavo su tuo, kokių grūdų atsiranda sriuboj. Kuo vyresnė, tuo labiau eina tos 5 grūdų mišinys. O jo, mano mama irgi išpratė. Jūsų mama turi tokį slaptą vieną gerą, kurį, tipo, kartais išpratė. Šiaip reiktų pagalvoti. Nes mano mamos tinginys šiaip jaučiu žiauriausias Lietuvoje yra. That's a bold statement. Mano mama skaniai gamino tas kepenis jau čia kiaulių ir žuvį. 2 dalykai. Tokius kaip šiaip tokius organus išmeta, kiti žmonės. Išmeta, bet kaip skanų kepenėlės. Mano mama kaip ten daro labai skaniai. Dirižu per nugarą. Grįžta iš kazino ir supizdinė mane. Vadinasi, šlanga per popkę. Šlanga per popką. Lygintuvą dirižu per veidą. Kaip, aš neatsimenu, čia yra toks tradicinis prancūzų. Hastema į nugarą. Aš šiaip galvoju, kad mano šeima, tokia, vidurinės klasės, ta prasme, gerai, nėra daug pinigų, bet
Aš supratau, ant kiek mes esam vargšai, ant kiek mes neišmetam organų, kai paskirdėm kiaulę, kur visus... Bet išskerdot, mes tai perkam, nahui. Ne, bet mes, kur kaime, žinai, šeima buvo. Aš turėjau mieste. Aš nebuvau apšė. Pasigimdam mėsos tiesiog. Kur tai pasmegi, brats, ar tikrai mes čia smegenis valgysim? Kur kas vakarieniai smegenis? Protingesnį būsi? Kiaulė smegenis. Aš arčiausiai, kiek esu buvęs kažko paskirsta, tai partrenktą katiną mačiau. Viskas. Ne? Jo. Nu, tai aš visiškai miesto vaikas. Nesu, kiek buvau kaime, tai būdavo arba kažkai ten stovyklai būni ir šalia kažkas yra, arba ten į sodybą nuvažiuoja, bet tai ne kaimas. Tipo, nu jokių gyvulių. Mačiau, kadangi mes patys gyvenom, tuo metu, kai aš buvau vaikas, ten realiai kraštas jų Vilniaus buvo, tai jeigu toliau paeini, būdavo nuosavi namai, kur vištos augino. Viskas tiek tai mačiau. Nežinau, aš tai bijodavau, aš girdėjau, kai kiti pasako, žinai, kur ten kaime užaugo pilnai. Jie sakė, kur... Bet tik istorijų pripasako. Bet tai karosas, kiek pripasakas. Kurie ten ateina ir ten pisas, karoči mažos mergaitės. Ką lakai, aš tai netokių girdėjau. Ne, jisai nepiso galimai. Jis pasuko į kairę istoriją. Jo, labai. Nu ką kaime veikti? Ką žinau, skers gyvulius, blėt, visą dieną. Kur ten kiti, žinai, romantizuoja tą vasarą kaime pasmačiau. Aš tai neturėdavau, ką veikti žiauriai, na, kur ateina. Ir ieškau 2 vienodų malkų tiesiog visą dieną. Su Jasaičiu... Mano užsiėmimas. Man davė kašio kamuolį, artimiausia kašio aikštelė už 20 km. Tipo. Aš turiu tik dviratį su mažais. Su kašio kamuolį. Nes čia švyturys. Artimiausia kašio aikštelė Nido. Vienas turčius pasistatė. Jo, ir tipo, ar man tiek nebūdavo, kai man nupirko bent jau dviratį, kad galėčiau apvažiuoti aplink tą kaimą, nes tipo, aš negalėdavau. Negi tu Klaipėdoj gyvenai, ir tave tik vėliau atvežė ten. Aš vasarom būdavau pas močiutę kaimą. Ir aš turėdavau dviratį ir tipo, man vis tiek netapo įdomiau. Aš negalėdavau nuvažiuoti ten, kur įdomu. Aš tiesiog galėdavau aplink savo neįdomų kaimą važinėti vis tiek. Tipo. O tai tu vienas būdavai? Ne, buvo sesė, bet mes pykdomės. Blė, man tai būdavo tas, kai... Daktarų nežaisdavai. Pas mus buvo vaikai kieme ir būdavo tas, kai pamatai, kai tik atostogas prasideda, tai va, įmeti 2 taškus ir jau matai, kaip veda į mašiną ir tik rugsėjo 1 grįžta. Visas įdegęs, subrendęs ir jau matai, kad daugiau maišų panešt gali iš mašinos. Išsiveždavai kaimą. Su krūtinės plaukais. Jo, ir visą laiką geriausius draugelius, nahu, išveždavo. Visada, blėt, kur, žiūrėk, varim, gal tipo, čia bus, mes dažnai varydavom, bet Sostinės dienos rudenį buvo. Būtų ten ir miestą išvėję, šį pasiplanuoja, kad ten fulė kažką. Nu, negali sakyti, kad Vilniuje nebuvo žmonių. Kai tipo, blė, seniai, negaliu, žinau, išvažiuoju į kaimą, o kada grįšiu ir rūpjūtį. Kas čia, blėt, aš nesuprasau. Kur tokie 3 mėnesių centras gaunasi. Taip. Kaip į internatą, na. Ble, aš tai taip ir jausdavus, tipo, kai baigdavos mokslo metai ir mano visi kiemo draugai pradėjo varyti kiemą, ten kaštis taip toliau. Taip. Ir karočią aš... Ištremdavo to. Jo, ir aš karočią į šiaurę nuo Raseinių 3 mėnesių. Toks realiai cigariuką rūkydavau. Vykdės jau už ką mane, su to sakvojažiuku, tokiu kaip sakiniais, kaip mokslininkas. Realiai, tipo, aš tą cigariuką rūkau, toks, žinai, birželio 1 ir mama tokia, žinai, už manęs gerai, surūkai ir sėdami mašiną, tipo, gerai. Ir pats vairuot turėdai, na. Jo, ant rankų sužiūrė. Toks, na, nuvažiuoju tos Raseinius, blėt. Kur, ta prasme, ten ant tiek vaikų nebuvo, tiek kaimo vaikai, blėt, ta prasme, ten 12 metų cigariuką. Jo, ten vilkiukai tokie lakstydavo, kur tu tik tai... Kur tokie labai per anksti subrendę. Jo, pasi tokie prabėga murzinė. Kur atrodo, jie neturėjo vaikystės, nei vienas, tipo. Kurie, tipo, jie buvo 6 metų ir tik išmoko kalbėti, iškart jiem kažkas cizų pačioką davė. Pirmi dalykai, ką išmoko pasakyti, man Winstoną mėlyną. Nu, ateini prie kaimo vaikų, sveiki, aš Dominikas, ką norit veikti, po 5 minučių žiūri, kaip čiuvas sušiaudo, priputinėja varlę per šikną ir metant grėblę, blė. Ir kiek daug romantizuoja vaikų, tipo, tą gyvenimą. Aš niekada nemačiau šitų dalykų. Aš tik kiemą matydavau, bet dėl to, kad pas mus per gatvę rusų kiemas būdavo tenai. Blėsia, mėgstamiausias dalykas, kiekvieną vasarą vestuvės, bent po 5, na. Visą laiką eini į lauką, saldainių pridalina, jo. Bet tuokdavas žmonės tik ir per gatvę gyvena, kur jinai tipo ruskinas buvo. Jo, tipo prie padėsdas tuokdavas, ar kaip čia? Ne, tai kaip tu susitokie, tai suvažiuoja ten limuzinai, visokie huinė prie laipnės, iš ten išeina nuotaka, išsiveda ten fotografai, su bajanais, muzikantai, pizda, sėda į limuziną, vaikam padalina saldainį ir išhujerina.
Ir aš tau nepameluosiu, sakau, mes sėdėdom tiesiog ten sekmadienį ryte, kokius 8-9 ryto, kažkas tokio, žiūrim prie langą, jau eina su tipo nuotokas. Visi vaikai nahui į kiemą iškart ir su pilnom kišenėm saldainių. O kad tu toks sveikinu. Ne, tu nieko nesakai, aš neįsveikinu nei ką, ateini ir tau tiesiog duoda, nes tradicija tokia ir viskas. O tu nusimdavai kepurį ir taip į kepurį prašydavai. Aš taip įsivaizduoju tave, kaip, žinai, Elgeto New Yorko, žinai. Taip, dėk. Praeito šimtmečio pradžios New Yorko Elgeto, žinai, toks. Gerai, dar, ponė. Kokį sidabrinį įdeda į kišenį. Jo, tai... O būdavo kažkoks nemokamas maitinimas vasarą, tipo. Ne. Tai tik saldainiai iš vestuvių. Išgalvo, ne. Bet pas mus būdavo zaibys, kad net jeigu nėra vaikų, gali tiesiog eiti domofonus belia kokius skambinėti. O tai nebūdavo pas jūs, kad jūs išsimastydot varkių, kaip šaibą prasimastyti? Nes, būdavo, pavyzdžiui... taigi darydavom tą, kur gėlės pardavinėjai, tada būdavo rankdarbiai visokie, tada vaikai kaip padainuodavo kažką. Tu buvai floristas. Tu buvai. Nes būdavo tas, kur parduotuvės, kur žinai, kur vienas stakanas padėtas pakalnučių pridėta. Kai ne kažkaip čia neina. Ir tu žiūri. Sakai, čia visas tavo sortimentas. Nu, ble, per valandą dar galiu. Sen įminėjimina. Ne, bet iš kur tu gėlės prisirinkau? 15 minučių iki kapinių važiavau autobusą. Ble, aš įsivaizduoju tave tokį gėjų vaiką floristą. Fiori. Aš neatsimenu, ką aš pardavinėjau, bet atsimenu, kad tikrai būdavo, tipo, nesėdi kieme ir matai, kad, tipo, prie parduotuvų kiti vaikai tą darbą, kas nors vienas kažkur matė sugalvo, sako, davai, tipo, prisirinkam visokių šūdų visokių, sustojom čia prie gatvės, ten nežinau, kas kepurė padė stiklinę kažką ir pokai, grįžta, tipo, žinai, kai grįžta žmonės, tipo, po darbų. Kojos protezą. Kas ką turi, neaiškiai. Jis tiesiog randam daiktus pardavinėdavo. Sen, nu belekatis, nu blėt, vaikai jau 10 metų atsisėdi prie gatvės, pastatai kažkokį šūdą ir va, pirkit, na, padainuosiu. Beleka. Draugelio šikną padeda. Ir prismaigstyta šitų dantų šepetukų įdėta. O ką tu dainuodavai? Aš neatsimenu, bet tiesiog kaip... Samyra minės, ką Jis dainuodavo, žinai ką? Jogurtai, rusiškas tas, žinai. Davai. Ir tokias lėkas. Degtinės tas, blėt, stakanas. Bet, tipo, butaforinė degtinė, žinai. Jis dainuodavo šitą. Esat girdėję Eugenijaus Ostapenko Henrikui Daktarui dainą? Atsimenu, jo. Jis tai turi padaręs dainą. Aš įsivaizduoju, kad Kislekas va tokiu balsu, su va šita va čigoniška maniera. Mikrofą pasistatė. Gal negausim kleimo, gal nestipriai dirba. Su tušinuku kupolai nupiešti čia. Ir į gaidyną pastatytas. Tai dainuodavom visokių šūdų, stumdydavom. Jo, ten, žinai, padarai, nu, pavyzdžiui, pasiėmė ten iš tėvų siūlus koks, ten kažkas jau turėdavo karalių. Tiesiog tėvų daiktus pasidarai apyrankę. Nu va, prašau, tipo, ten kažkas mokėdavo iš ten pienio ar kažko vainiką ten nupint. Nupini, padedi, sen, čia pizda, prisigalvoji tų huinių, aišku, niekas ten nieko neuždirbdavo. Eina kas nors, tipo, kažkieno iš vaikų tėvas įdeda šaibų. Dienos pliusas, koks didžiausias. Neatsimenu, net kai 4 litai, iki 10 jaučiu. Čia normaliai. Nu. Dar būdavo tas, kai atsirado vežimėliai su babkiam. Tai tas, kur ateini tiesiog į parkingą ir visą dieną tiesiog dirbi prie parduotuvės. Būna taip, nelauki, kol paliks nupiznį, tiesiog nubėgi, įdedi, pabėgi su talytų. Prigalvodom tų hunių. Bet rengiausias būdavo... Su pilnu kažkokiu prekių karočiu. Su vaiku dar pasadintų tenai. Mes esam vogę vežimėlius tiesiog iš parduotuvių. Kad jis dabar tiesiog pisą išpažinti. Esam tiesiog supizninę seną moterį. Esam sudaužę. Esam kasininkė galvą nupjovę. Esu su atsuktuvu suvedę šunį. Esam bomžai rūkšnės ant neido. Esam paspirtuką užmetę ant bomžą. Esam nufilmavę, bet neatsimenu, YouTube kanalas kaip vadinasi. Ne, bet... Bomžai išstumėm iš padėsdą. Pižindavom vežimus tiesiog ir pamenu įsadino mane taip atbėga dahuja vaikų, tai mane pamenu įsadino į vežimą ir vežam, blėt, išpardęs tą vežimą ir piso tiesiai į moterį. Aš iškritau ten pizda, bet vis tiek nupizdom, turėjom kokius 4 vežimus nupizdom. Aš kaip pasakau, mes naudodom, taip, mes darydavom Rusiją kaip atrakcionų parką, siaubo kambaris, ten blėt, sen mes prigalvodom. Kažkas ten rodė kažkokį tą savo išprotėjusią video, kuris su kažkokiu blėt 30 mečių vyru Rusijai sėdė ir dėdas kažkoks, sveiki, čia mes dabar darom video ir tada Kislekas, kur lietuviškai dar nemoka. Prisigalvodom tų huinių visokių, žinai, prisižiūri, blėt, YouTube ir tu nori kažką tokio daryti, nes mes neturėdom
nesėdam nei gyvulių, nei nieko, tai sėdi ir ką veikiam. Išsigalvoji, nahui tiesiog. Nes tai prastum laiką iki vakario, tada pertraukėlė ant Simpsonų tik tai ir viskas. Nu, man kaim irgi leisdavo Simpsonus pažiūrėti. Nu. Aš tik gaudavau valandą. Bet aš, pavyzdžiui, gaudavau valandą per televizorių. Kur būdavo seni taurai, reikdavo su repliam sukti kanalus, kur būdavo bibukas. Aš turėdavau namuose. Žiūri Simpsonus ir senelis prieina. Šūdą žiūri. Ir nueina. Aš turėdavau namuose, aš nežinau, jūs turėdavau tą pultą, kur visas korpusas išrinktas yra tiesiog mikroschema, lemputė ir tada keli mygtukai, kur veikia. Aš esu spaudęs, kur net nėra mygtukų, tu tiesiai ant mikroschemos kanalus. Jo, tu užtrumpinai. Aš būdavo pas draugus. Kur jeigu ilgai laikai, po to nuo druskų ten kristalizuojas, blėt. Pas vargšus mano draugelius būdavo, kur pultas mikroschema ir tai pas mane šitas būdavo. Arba būdavo, pavyzdžiui, pas mus telikas, kur neįsijunginėdavo kanalai, jeigu pulto neturi, taip neįsijungia. Tai tėvas pasimdavo pultą į darbą ir negali teliką žiūrėti visą dieną. O, šitas pas mane tai iš viso. Su pultu pas mane nieko nedarydavo. Tėvas griūsdavo iš šiknamą. Tėvas mano neegzotiškas buvo šito klausimu. Tėvas, kai nori žiūrėti teliką, abybį. Tėvas turėdavo atsitūpti ir pakosyti, žiūrint žinias, žinai. Kad panoramą įsijungtų. Bet ką man darydavo, pas mane pajungė tokį laidą. Tėvas 2 laidus, plius ir minus ant skirtingų kiaušų uždėdavo ir tada kai bybį paspaudį persijungė telikas. Turi uždročint kanalą. Tai būdavo laidas, kuris įsijungdavo į teliko pusę ir į rozetės pusę. Bet ne teliko laidas elektros, o dar per vidurį, dar vienas laidas. Ir jį karočią iš manęs išneždavo. Irgi iš namų, bet aš po to supratau, kad jis ten man atrodo trifazis buvo ir jis įtiko tas pats nuo čainiko elektrinio. Tai aš tada irgi pasimokai tu dalyko. Pas mano draugelį. Tą nupizdino, tai be teliko ir per batus gyvenu. Ir be tėvo. Po to tėvas save nupizdino tiesiog. Ir be trifazio. Aš atsimenu, pas mano draugelį toks varšas buvo, karočią, kad ryšio namie nebuvo. Aš nežinau, kaip Aš žinau, reception namai foliją apvynioti tiesiog. Kad šilčiau būtų, bet jeigu nori paskambinti į lauką. Aš žinau į savo kambarį ir akmenį užsistumė ant savęs tiesiog, kaip Patrikas. Aš negaliu paaiškinti, kodėl, bet tipo, pažiūrėk, kad tipo veiktų telikas. Kiek bomža, kad ryšio, ką tai yra? 0 padaluoti. Neįpirkdavo padalų. Atsineždavau telefoną ir į lauką turėdavau išeiti, kad mamai paskambinti. Ir, kračiai, kad pasiveiktų telikas, aš žinau, gal pas jūs irgi kažkas panašaus buvo, kad turi kažkaip susistumdyti baldai, kažkokiai būti pozicijai. Kad kažkaip seniai jo chatas statė dečiųjų, kur piramidę statė, kad atsidarytų vartai, turi tinkamais pajūdžiais. Arba žinai, kad kempiniuką, pažiūrėt, vienas bičas visą laiką hatai turi laikyti anteną, karočiui. Aš dar turėdavau šitą, pas mus už lango kabėdavo, tai būdavo, kur, blėt, šitas antena tėvas ten, blėt, kriūtina. Tai mano draugės turėjo šaldytuvą sustumdyti kažkaip. Vienas duris biškį atidaryti, bet ne iki galo atidaryti. Turėdavo sudėti baldus, kad pusę baldų pasinaikina ir gauna 15 minučių teliką. Jo, ir tada gali kempiniuką įžiūrėti, pažiūrėti. Būdavo šileliai su tokia antena apskrita, kuri turėjo tokį laidą ir jos kartais pareidavo ir jos po to pradėdavo griuvinėti. Tai po pirminių. Aš dar turėdavau tą teliką, kad veiktų, turėdavau į tą pist jam vieną iš šono. Aš monitorių tokį turėjau. Arba būdavo, kai baigi teliką žiūrėti ir dar ranką prevedi ir tas virguliuoja. Arba būdavo traškėjimas. Taip. Kur prikiši ranką ir rankos plaukai pakyla nuo kineskopo. Arba kur miegodavo, jeigu prieš teliką miegodavai, gingdėvę, ir blėt kineskopas, kai atvesinėdavo naktį. Aš antiek buvau nezatingas, mano pirma planšetė buvo į DVD playerį pajungtas kineskopinis monitorius ir aš ant rankų taip laikiau į tyvą pasidėjęs. Ir čia buvo man nešiojamas kompas. Dabar galvoju, kodėl nepastoja tavo pana. Kodėl kaip sunku vaikas susilaukti. Be galvoju, 5 metus pisamės nieko nevyksta. Violetinės sėklą nuleidinėjau. Savo panos kiaušydėm tą tokį toli pindu. Sėkla kaip kamuoliai, tiesiog tokia žvėra. Aš kai nuleidžiu, man žinai, jeigu klausau muzikos, būna tas titrit. Jo, bet būdavo, kur irgi vargšiai draugeliai, bet kur jų tėvai net neleidžia, kad tu ten būtum, tipo.
Jūs turėjote tokių draugelių, kur negali pas juos ateiti, kaip uždrausta zona. Kur net jeigu tipo, turi ilgai jo palauk, kol jis ten nuspraus ar persirengs, taip toliau, tu turi už durų laiptinį laukti. Taip, aš būdavau tas draugelis. Jo. Tu kur laukė? Ne, pas mane nieks neįdavo į chatą. Ai, negalima. Tokie 2 ar 3 žmonės iš visų, ką pažįstu, jie buvo namuose pas mane. O tik kas ten pas jūs, kaip bazilės? Iš vienos pusės, tipo, ir, žinai, neleido, bet ir man pačiam gėda buvo, nes aš žinok, tiek žmonių gyvena chatą. Realiai, aš nežinau, ar matei. Sesė nuo gal laksta. Ne, bet man atrodo, Honkongė ar kažkur buvo tas, tipo, gigantinis rajonas, kur, tipo, kaip ten vadinasi, labiausiai, tipo, crowded gyvenvietė buvo. Tai žinok, pas mane chato atėjo ten daiktų pilna, žmonės net negyvena ten, bet viešasis važinėja. Tai nenorėjau, dar bet tarakonų dahuoja būdavo pas mus, tai aš nenorėjau nieko kviesti svečius. Tu taip savo brolius vadini. Ne, bet žinau, kas vadina. Pas Kisleką gali gaidį be galvos nusipirkti. Jo. Realiai pas mus būdavo tokių kunių, tai man gėda būdavo draugus kvies pas save. Vienintelė vieta ir kviesdavau draugus buvo Palėpė, nes nieks iš jų neturėjo, tai aš sakydavau, taip, žinai, kad atsivedė į chatą, uždedi raištį ant akių, kaip Guantaname ir tiesiog prevedė iki Palėpės, balkonę gali raištį nusimti ir į viršų lipdavo. Ai, tipo, į Palėpę atsivedęs draugų tokius? Jo. Aš tai būdavo, man tai būdavo toks, tokia kaip toks, žinai, kai neleidžia eiti, ar draugelis nenori, tai toks dar įdomiau pasidaro, tai kas ten pas tave, tai jo, visi draugai tokie patys, kai sakau, tipo, žiūrėk, aš einu čia, gali palauk, o žinai, kad tipo uždarinė darys į koją, prekišą, tai davai aš užeisiu, davai pašal nahui, tu ką tu čia, blėt, tai seniai parodyk savo namus. Jo. Ne. Jo, man labai gėda būdavo kviesti žmonės pas save. Ir mane dar nervindavo, kai draugeliai biški per patogiai su tavim pasijausdavo ir žinai, kai nesitaręs ateidavo tipo pas tave. O jo, čia tas mažų miestelių keistas dalykas. Aš pažįstu vieną čiuvaką. Klaipėda nėra mažas miestelis, bet pas mane būdavo ten random. Mano žmonas. Arba būdavo tokie draugeliai, kur per anksti, kokie 7 ryto skambina. Žinai, kur tipo, pašau, kur 7 ryto. Aš pažįstu čiuvaką, kur taip darė, mes kažkada vaikščiojom ten biški toliau už Vilniaus. Tiesiog, žinai, kaip einam į žygį. Tipo vaikas, tipas tai jėgų dahoja nueini, ten tram kilų. Eidom ir kažkai esam už Vilniaus. Ir jis toks tipo, o sen čia gyvena draugelis, kurį žinau, kai buvo, man atrodo, kai buvo sesės gimtadienis, taip, kai tipo, jie tarpusavy nėra draugai, jis pažįsta jį per vieną žmogų, jis tiesiog atvarė į chatą pas jį, skambina į duris, tas nusileidžia, labas, tas darovai, ir iškart į chatą eina pas jį. Ir, taip, jis sakė, kad pamyš nori, o pas jį ten remontas vyksta, tas, tipo, pamyžo, ką turi kompą? Jo, kur, davai, taip, nuvarėm į kambarį, jisai atsisėdo už jo kompo ir pradėjo gaming tiesiog. Ir aš taip sėdžiu tose svečiuose, blėt, tas šiuvakas, kurio chata irgi taip sėdi. Bet vad būna, va tokie žmonės... Gamina tiesiog. Ai, gerai, pagaminom ir išėjom. Bet tokie žmonės, va, jie turbūt kalėjime sėdi. Nes, pavyzdžiui, yra va tokie, va, kaip Safas. Taip, įeina į kalėjimą tiesiog, aš čia būsiu. Aš dabar išeinu. Kur, pavyzdžiui, Safas, vienas artimiausių draugų, bet jis ateina pas mane į svečius ir yra vandens butelis. Ir jis toks tą butelį, aš galiu vandens. Kur matai, kur pas bičiai išdžiūvė lūpas tokia. Jo. Suskeldėja. Kur seniai šokolado plytelę suvalgė. Galiu vandens atsigerti. Na, tu manęs klausi, blėt, aš tau savo visą šaibas atiduočiau, tu manęs klausi, ar vandens gali atsigerti. Karoči, tai vat būna tokių vat nedrasių žiauriai. Jo. Arba būna vat tokių, kur tipo iškart ateina pas tai hatą, kur su mama bendrauja žiauriai. Va šito aš nesuprantu. Tėvui ranką paspaudžia. Vismas sakė visiškai normalu. Jai keista buvo, kad aš rakindavau buto duris. Nes aš Vilniui, jeigu kažkas išeidavo pro duris, mes mūsų visą laiką būdavo, kas išeina pro duris, sako, vaikai užrakinkit duris. Pas mane buvo įprotis. Visi raktą turėjo, ar kaip jie galėjo užrakinti? Mes iš vidaus užsirakinė tiesiog. Išleidau mamą ten ir užrakinė. Nes būdavo tą pasaka, kad išėjo Oška mama ir jau liko namuose. Ir Vilkas atėjo. Ir su badementai. Fiziolinimą. Tai ir Visma išėjo trumpam, ten kažko ten šiukšlių išnešti, ten kažko abortą greit pasidaryti. Ir tipo, aš užrakinau duris ir tai grįžo, nei tampa už rankenos ir pyksta. Ir man rašo žinutę, nahu duris užrakinai. Koks klojimas, koks skauda. Kas rašo? Naujas nara. Aš turiu žmoną, nerašinėk man. Tau čia ne Henriko daktaro Kaunas, kad durų galima būtų nerakinti, čia Vilnius. Ką tu kalbė? Ir mes tada pasišnekėjome, sako, pas mus visą laiką eidavo, pas mus žmonės tiesiog. Tiesiog atvirų durų diensupa. Jos draugė ateidavo, kai nėra Vismos, draugė ateidavo, pavalgydavo ir sako, nu tai grįšiu, kai Vismo bus.
Ir tiesiog ir viskas. Ir man žiauriai keista, žmonės turi nuosavas chatas, aš galiu atsidaryti vartelius, jeigu mane šuo neužpuola, aš galiu užėti pas žmogų į chatą. Mes su Gabrielė turim tą, jeigu kas nors skambina į durys domofonai kažką, jeigu tu nieko nelauki, fuck you, na, aš nekeliu, ir manęs nėra namuose. Jeigu aš tavęs nelaukiu, čiulby. Vakar man tas pats buvo, vakar aš šitą Cyberpunką buvau įsijungęs pažaist ir skambino man į durys. Labą dieną. Sakau, labą dieną. Laikraščių atvežėm. Sakau, aš neužsisakiau laikraščių. Bet gal vis tiek įleisit? Nesakau, na. Ir girdžiu laukia, pašalmak, dalbajavus kur. Labai panašiai buvo irgi skambino. Telija čia. Tai aš jau turiu telį. O ir įsigėt. Ai, nu tada gerai. Realiai, tipo, iš telį. Tai aš jau turiu. Gal norit dar? Mums atliekama yra. Realiai, gal norit pasistiprinti. Vieną kartą atidariau, kai atėjo kažkokia jauna panai prie, aš čia išbytas kažką pradeda pasakot. Ir va čia gal norit planą ir kol gyvūnai kalba, aš vis uždarinėju duris labiau. Sijonuką keli vadovai. Eina, tai gal vis dėlto sakau, ai, ne, pas mane Tele2 ir jinai taip lenkęs, ai, bet tai dar kažkokias paslaugas. Ir pasakiau, ne, uždariau duris. O pala, tavo butas yra paviešinas kažkur intika, galim supras, kur tu gyveni. Apie Šliuchyną pasakoju, tai kas lankės ten. Bet nelabai. Nes aš tai esu paustų kėlęs, nu Instagram'e, žinai, ten iš savo balkono, tipo ne vieną. Ir man būna vaikai atsiunčia fotkę naktį, random, kur nufotkintas mano hatą, pažymėtas mano, žinai, su ta stylo, tipo, žinai, apvestas mano balkonas. Tu čia gyveni, neklausimas net. Tu čia gyveni, tiesiog teiginiai. Tau tai kaip Petrui pelės kiaušinius mėtyti langus. Petardas kaip tai Bobai Feniksui. Bet aš aukštai visai gyvenu. Pohui seniai, picininkas užlips. Ai, jie kiaušinė nedamės gal, bet pirmyšt gali ant durų tavo. Po to su katės ausim laivose sėdėsi. Faktas. Trečią ryto atsikėlęs. Bet tu važiuoji turė ir tau, blėt, pirmą nakties atsiunčia koks vaikas fotkė ir tavo, blėt, būtas ir viduj balta mergaitė tiesiog stovi su juodais plaukais. Tai seniai, aš vieną kartą fotkina būtų viduj, tu čia mėgė. Būtų Ibis viešbutis, ar galima pusiai metų? Seniai, aš vieną kartą tiesiog vidury dienos, tai pasėdžiu teleką žiūriu ir man skambina kažkokia moteris. Alio, sakau. Sako. Mama? Ne, jinai man sako. O jūs galite išjungti muziką? Sakau, pas mane negroja muzika. Bet pas jūs vyksta vakarėlė? Sakau, iš kelinto jūs aukštas skambina. Sakau, iš ketvirto. Sakau, kas jūs esat? Nesvarbu. Ir padėjo ragelį tiesiog ir baigęs pokalbis. Ir man sako, kad pas mane vyksta vakarėlė. Aš tiesiog teliką žiūriu, tipo. Aš iš 398 būto, nusileidau 398, o ten gaisras jau prieš 3 dienas įvykęs. Kraustyčiaus iš chatos, viskas. Jeigu man apsimyšiu skambintų. Na, klasika. O dabar bus reklama. Pradėti nuo nulio sunku. Oi, labai sunku. O iki 200 PM štukių davaryt? Neįmanoma. Tai tik viskas įmanoma. Bet su tokia ekonomika ir valdžia niekam nesiseka. Nebent esi kripto traderis arba baryga. Išsičiaupk irgi ne. Gerai, dabar įsivaizduoju. Esi koks nors kosmetikos brandas Lenkijoje, kuris tik pradeda. Startui turi vos nuo 3-5 štukių marketingui. Taip, po to tas biudžetas didėja, nes reikia investuoti, kad uždirbt. Bet pradžioj čia centai, trupiniai, čia mizeris. Bet ateina nenešiosi.lt ir tą verslą po biškį iškėlė, kad jis pradėjo uždirbinėti 12 kavalkų. Čia koks milijonas Dragon Ball gumų. O tai dabar, čia nenešiosi, ką jie čia dabar reklamuoja? Čia dabar giriasi, kad jiems sekasi tiesiog? Taip! Nes tam, kad tu pagaliau suprastum, man kiek kieti yra nenešiosi.lt, tu turi gauti normalų pavyzdį. Tie Lenkai pradėjo uždirbinėti, kėlė marketingo biudžetus ir po to pradėjo vartyti 200 PM gabalų per mėnesį. Jie protingai leidžia biudžetą, nesuleidžia visų įmanomų marketingo babkių ant kokios nors išprotėjusios Instagramo bobos, kuri yra garsi tik dėl to, nes su vyrai skiriasi. Vienu žodžiu, spauskite nuorodą video aprašyme pačioje ir naudokitės nenešiosi.lt kaip agentūrą, kuri padės jums su elektroninė rinkodara, arba eikit tos elektroninės rinkodaros, mokytis pas juos. Viskas, ate. Ar žinot, kas yra nenešiosi.lt vyrai? Ne. Taip. Kas tai yra? Tinklalapis. Žodžiu, mes jau ilgą laiką dirbam su tokiais nenešios.lt ir tie, kas jau žiūri podcastus, nes senai žino, ką jie daro. Jie yra rinkodaros hebra, kurie šiaip mokina, daro mokymus. Bet lygiai su tuo pačiu jie ir yra agentūra kartu daro šitą. Tai čia dabar... Ir aibėda. Ir gali muilą nusipirkti. Ne, ir jie dabar...
nori iš esmės papasakoti apie savo tokį kaip success case, kurie su labai mažu startiniu biudžetu palyginus, Lenkijoje sugebėjo užkurti hebrai marketingą kosmetikos įmonės. Tipo, pradėjo nuo 5 štukų, kas yra labai nedaug marketingui. Čia yra 2 storijai pasvykti. Nu, tipo, kažką jie nusipirko už tiek. Ir aš ten išskaidimo tikslaus viso nežinau, bet iš esmės jie pradėjo ir po to augo ir marketinginas biudžetas ir dabar ta įmonė varto 205 štukų berods, jeigu neklystu, per mėnesį. Jo, 205 štukų per mėnesį. Tai iš esmės čia yra jūsų... Sakė reklamą pasigirdęs. Ne. Bet čia yra... Žiauriai, Žiauriai gerai varom. Nepirkit nieko, pas mus mums taip gerai. Bet čia yra toks dalykas, aš pavyzdžiui kalbėjau, irgi mes turėjom mytų keletą su irgi kitais partneriais, kurie sako, nu, žiūrėkit, mums pardavimų, tipo, kaip ir nelabai reikia, bet mes norim, tipo, papasakoti apie save, mes norim brand awarenessą. Tai Nenešiosi LT, jie patys irgi ir dirba kaip agentūra, bet to pačiu ir mokina, tai eikite aprašymo viršuje ar ten viduryje ar kur esantį linką ir tenais galėsit paspausti, paskaityti apie tą success case, jeigu įdomu, kaip ten yra išskaidyta, jie ten labai skaidriai viską sudėjo. Visos įmonės šitą daro, kur papasakoja apie savo ten, sakau, sėkmės istorijas, tam, kad suprastumėt, kaip jie gerai išmano savo darbą, kokie pas jūs profesionalūs mentoriai, jeigu einat pas juos mokytis, kaip galit pas juos užsisakyti pačią paslaugą, kad jie jums padėtų su e-rinkodara ir už kokį mažą biudžetą pradinį jie gali jau pradėti dirbti. Jiems nereikia iš karto atsisėsti ir, tipo, nu gerai dabar, 5 štukų, aš dabar iš kažkur turiu ištraukti, kad flaikių prispausdint. Šitas nebevyksta, hebra žino, ką daro, žino, kaip SEO tvarkyti, žino, kaip Facebook'o adsus tvarkyti, žino, kaip ten Google keywordus tvarkyti. Nu, žodžiu, labai talentingi ir gerai dirbantys žmonės, tai sakau, viena galimybė yra su jais kaip su agentūra dirbti, o kitas dalykas yra pas juos nueiti pasimokyti. Tai spauskite nuorodą video aprašyme apačioje, naudokitės nenešiosi.lt, nes ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. Čia aš kalbu apie jūsų įmonę, jeigu turite kokį nors e-shopą ar dar kažką. Viktoras pasirodo yra kripto traderis. Ne kripto, aš nusipirkau Vokietijos, kur artilerija gamina akcijų. Nusipirkau senos senės butą, prigrasinęs, kad sudeginsiu ir pasidarė, ar pakilo kaina. Vyrai, va tai va, to the moon. Tai dabar su Lambo važinėjau. Supirkau Šanchai viską, tai po 2 savaičių dega. Ir senės karkasas tiesiog prišalęs prie soliuko dabar laukia yra. Pardaviau dabar, karočią viską. O kokios akcijos buvo? Rheinmetall, tai čia kur artilerija gamina. Rusam. Stačiau už rusus, kad laimės karą. Ginkluotė tiesiog. Ne, NATO, jie dabar jie kiekvieną dieną vos neužsakymus už Rheinmetall už 300 milijonų dabar nusipirko dar artilerijos. Labai daug ir amerikiečių dar yra ten. Ir dar nusipirkau Lockheed Martin, jo kur sakėjai, tai mano karočią investicinio fondo daina yra Some folks about made to raise the flag. Good morning, Vietnam. Tai jo, bet dabar pasiėmiau 500 eurų už nieką, karočią. Dabar Afrikos vaikas su kalašu stovi dėl tavęs, o tai prie šlagbaumo. Spasiba, Viktor Balikov. Spasiba, Viktor Balikov. I have water because of your investment. Su Hello Kitty Maikė toks va, su kalašu stovi. Ir nupjauta kiaulės galva. Kai tu su tavo pagalba mes atsiimsim Kongo Respubliką. Oi, atsiprašau, Niko, nebijok manęs. Tai kokių turi patarimo jauniesiams traderiams? Nes pas mus čia sėdi pilna turbūt Kam Dungeonų gyventojų, kurie sako sell, tada hodl. Aš tikrai nenoriu patarinėti niekam, kur investuoti. Aš tik, mano draugelis yra, kur jisai investavo ir aš niekur neinvestuoju. Aš vis laik tiesiog laikau pinigus bankė ir aš žinau, kad jie praranda vertę. Kur, ta prasme, aš prieš būčiau, dabar turėčiau tiek prieš kokius 10 metų, aš galėčiau Gedimino prospektą būtent nusipirkti. Dabar aš galiu kioską nusipirkti kokį. Tu gali kažką nusipirkti Gedimino prospektą, parduotuvėj. Krosaną. Kavos gali nusipirkti. Tai taip, aš kaip tik, nežinau, niekur kur investuoti, tai manęs mažiausiai reiktų klausyti. Tu, va, ilgiau jau dirbi, žinai, tipo, su pinigais taip toliau, gal tu gali patarti. Žino, kur neinvestuoti. Neatidarinėkit podcastų kanalą. Žino, su kuo nedirbti. Ne, aš neliečiu šitų dalykų visų. Tu išmogiškai kapitalas. Vieną kartą investavo ir baigė. Aš nieko, žinokit, jokių kripto, jokių akcijų, absoliučiai ne iš tolo, nieko. Gal kažkada gyvenime duočiau kokiam fondui, kurie, tipo, darytų jau už mane, tipo, ten, žinai, Alaskajan, bet visą laiką su to investavom, kaip, nu į ką man investuoti, 100 eurų turi kišenį. Reikia turėti biškai ką investuoti, nes, tai, aišku, ten įdėsi 100 eurų vis tiek kažką gali uždirbti.
Bet, nu čia žinai, kaip eit lošt ir iš 5 centų lošt. Laimėsi 2 centus tada, jo. Bet, jo, naidavo, iš šuniukus, turėdavo 10 centų ir užmetėte, kad koeficientas nebūtų ten 80. Tai mes darydam, kai nusiperki alaus už kiek turi pinigų ir tada, kai visą alų išgeri, eini priduodi, ką turi. Ir tada sprendimas būna, dabar perkam vieną alaus garantuotai, ar einam lošt ir galim pasidaryti porą alaus. Tai ne visada išlošdom, galiu pasakyti. Adoption runway? Karočią, tas, kas yra, kaip skamba, tas ir yra. Vaikų įsivaikinimo kažkokia... Yra kaip yra, nėra bus, na. Yra bus. Žiūrėti intervą? Blet, aš dar nesu matęs tokio bandito, kur sako... Bet neįmanoma jo klausyti, neįmanoma sakiniu. O tau nebuvo, kad vidury intervą, kur klausai, ble, gal žinok, teisus yra. Apie laižymą teisingai sako? Ne, nebuvo, seniai. Okay. Aš tai nespėjau kaip brolas, išsėdė, Nu, žinai, man atrodo, čia viskas buvo, idėja buvo zaibys iki tol, nes aš suprantu, kad, jo galvoj jisai darė tokį, aš esu tik tai, tiltas, per kurį eina, tai aš pakalbinsiu, bet kai tu atsisėdi kalbėti su kai išgirsti, neįmanoma suvaldyti. Kuriuos žmonės žiauriai laukia. Kaip su Prusaičiu pasikalbėjimus daryti. Ant ratų. Kaip niukint su Prusaičiu, nespėjai tiesiog. O man nepadarai šniūrų. O tu nesakai, kad tu norėjai. O tai Sauliau, kokias naujienas dar pas tave? Mačiau. Džiazų davė už papą palaikyti. Mes geri draugai. Kai tu gali klaus, ko nori, aš atsakysiu. Karočią, tai kaip suprantu, vaikų namai ir daro vaikų runway, kad vaikai pasirodytų kaip slave auction'e, kaip ferguč tam, kad juos įsivaikintų. Oi, blet, kaip gaisi patylik biškai. Dai patylik. It's a parade like no other. Abandoned children desperately selling themselves to bring a new start. Nesišeria. Eik, tu nachu. Sėdi, blėt, white slave owneriai, blėt. Davai dar vieną. Jūs matėte šiaip tai tą VŠI 5 koją daro, tokius video. Nu jo, kur ten, čia mažasis pupsis, jis ten labai fainas, nečiupuotas. Nu eik, ir su elektrošoku į uodegą. Jo, ir uždeda kokį nors gabalą, o čia vaikai eina. Tik tai žiauriai bijo agurkų, nežinom kodėl. Anastasija bijo žaibo, nekalba. Bet tai reiškia, kad ir nerėkia. Įduria iš peilio. Audience sizing them up to find a perfect match. Juodaodis vaikas prieš baltus senius eina pasimeruoti, kurį pasims nusenę. Žinai, kas yra klaimai, čia yra tavo tipo humoras, ta prasme. Tu man visą laiką atsiunti video ir sakai, kodėl tu nereaguoji mano atsiuntus video. Kai tu man klaimai atsiunti baidį, jisai antiek ant ribos būna juokingas ir liūdnas, taip pat to pačiu. Nes tu esi antiek jau nujautrintas. Visiškai. Man įdomu, kažką kamuolį paėdėlą. Aš žiūriu Džidži Alino koncą tiesiog prieš miegą. O kas tai yra? Kurčiuvas, kur šyka ant scenos per metal koncą. Šyka myža ant scenos, jo. Čia yra mano dokumentika prieš miegą. Ir Juči Sakamoto arba Džidži Alino žiūri. Nu, ir tu man atsiunti tokį, žinai, kur tipo be tėvų vaikai tipo save bando parduoti. Taip. Ir tipo, kodėl neuždėjai širdutės? Aš tau nedarau. Nes nenori digital footprinto, kad aš palaikinau tai, ką atsiunti. Jo. Kur tipo? Viskas. Tai va. Nu tai gerai, darykit komediją. Kodėl nežvengiat? Darykit komediją, viskas. Parodo video, kai kūdikis be akių įremtas Google, jis uždeda. Šūnį kaip sparda, aš juokiuosi. Bet pagal Mozarto, žinai, kūrinį. Kaip per neščią moterį autobuso ratas pirmin atgal važinėja. Jūs šiaip varydavėte stovyklas, kur būdavo iš vaikų namų vaikai? Ojo. Nes aš tai varydavau, mes būdavom vienam buryti, po taip toliau. Aš, man atrodo, per visą savo gyvenimą, bent kiek atsimenu, nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris būtų iš vaikų namų. Nu, ten Laurė yra pasakojus tą istoriją, kai tipo 2 metų ten gal gyveno. O ne? Aš kažkaip praleidžiu jos ten. Aš nieko nežinau, kas būtų toks. Kas yra Laura? Full on iš vaikų namų.
Full on. Nu, tipo, kur paliko ir iki 18 metų, žinai. Nuo 0. Nu, jo. Nuo pirmos dienos. Jo. Nieko nepažįstu. Nei papą nedavė paimti. Bent jau nežinau, kad būtų. Iš gimdos tiesiai į vaikų namus perdavė konvejerį. Kaip tas sushi konvejeris yra. Su pakaliukais turi pagauti per vandenį bėgantį vaiką. Nu, kur aš kiek pažinau darbuotojų iš tų vaikų namų, kur ypač dar kur su negalia dirba. Pažįstu artimai visai tokių žmonių, kur dirba. Tai jie vis laik, pažiūrė, irgi juokauja ir prikolina iš tų vaikų. Ir aš toks galvoju, iš pradžių galvoju, ble, kaip žiauru, kodėl tu žvengi, kur ten tipo prikolina, tas bibi išsitraukia, kur čia žvengi. Sakau, čia taip žiauru, kodėl tu egės ir paskui supratau, kad jiem tik taip įmanoma pernešti tokį dalyką. Nes tu gyveni... Jeigu jie nejuokautų, tai aš žinau patys, čia žiauriai. Čia kaip medikai, žinai, kokie, kai tu, ble, ten mėšta žmonės ir gydyti, jos ne visi išgyvena, tai tu negali tiesiog rimtai priimti šitą dalyką, nes tau pizda bus. Medikai ir šiaip pizda būna, ble, bet čia dėl algos. Nu, medikai irgi nusigeria kaip šefai, kur. Jo, bet ir tie vaikų namų darbuotojai, nu irgi, tie vaikai, nu jie kažkaip, nu tu negali jautriai reaguoti kiekvieną, nes nu tau 18 vaikų skaitai ir į kiekvieną situaciją, jeigu tu jautriai reaguosi, nu tai tu neisi į darbą. Ir tu sėdė ir, ble, šitą žinau tikrai nepaims. Žinau, kad nepaims, jis įvalga savo kojų nagus, žinau, kad nepaims šitą. O ten, pažiūrėjau, tas tipo podiumas tų vaikų ir, o kodėl jie ploja? Mamytės neturi jau nuo 12 metų. Next. Nu, jeigu nieks nepaima, į dešrelės. Kaip arklitis. Bet tu, pažiūrėjau, tipo gyvenai, tu ten sužinai su 12 brolių sesų, tai tau kažkas panašaus vaikų namus turėjo būti. Niekuja, vapšiai nieko nepanašaus. Nieko, mes pas mus iš sienų. Pagrindinis dalykas, kai skieno vaikų namų. Kaip ir pas visus iš sienų lovos išsitraukdavo, kai davom pietų miegoti. Būdavo tas japoniškas, tipo, žinai, inžinierija japoniška, kad tiltų 12 vaikų vienam kambarį. Žinai, kur vienas iš grindų išsitraukė vieną lovą, kitą iš... Mes net 2 aukštas lovas neturėjom, kai... Aš žinau, žmonės su mažiau vaikų šeimose, bet jie taip pat turėdavo hatai 2 aukštas lovas. Taip, nes žmonės mėgsta ant grindų būt. Ir neturėt, va taip, tarp savo brolių ir sesių ryteit, va taip. Bet aš taip norėjau 2 aukštą lovą turėti, pizdama, taip atrodo zaibištas dalykas, bet mes tik paprastus turėjom. Ką žinau? Nežinau, aš tai atsimenu, tos iš vaikų namų vaikus. Ir jie tokie, nu jie aišku, vieni su kitais labai artimi būdavo, net jeigu nėra, ar broliai, ar sesis, tipo, turėdavo kažkokius elgesio sutrikimų, bet man jie tokie kažkokie visi, tipo, per daug atletiški. Nežinau, kodėl, tipo, kur mes ten žaisdom, ką, aš gal esu jau pasakojęs podcast'e, neatsimenu, bet mes ten žaisdom, ką aš, žinai, būdavo tarp būrių, žinai, varžybos ir aš ten, žinai, iš normalių šeimų vaikais. Iš normalių vaikų šeimų. Aš ateina pas mane. Batus už 500 litų, ten, žinai, turėdavo kročių, ten, žinai, kiti turėdavo tą tokį, kur ant rankovės. Paprasta šeima, vidutinės klasės. Nu, tai man tėvas ten nupirko, aš prašiau, bet orange wire, žinai. Tėvas jūreivis, motina šizofrenikė, turėjom už 500 batus. Motina manekienas humanaitis. Jo. Tėvas draugelius kolekcionuoja, motina jų gyvo profesionaliai. Turėjom už 500 batus. Tėvas bonkės renka, motina gitaras derina. Turėjom už 500 batus. Tai pijonų kolekcija. Tėvas negyvas, motina dar negimus. Motina degtukus valgo. Motina 2 kartus ekstrasensų čempionatą. Tėvas tas indienas, kur groja ant kampo prie šitą, motina į ugnikalnį krito, tai va, už 500 batus. Mes iš normalių. Motina bėgius Latvijai įdeda, tėvas skaičiuotuvą sukūrė. Tėvas tetris sugalvoja. Bet nespėjau užpatentuoti, pisą protą pastoji čia mano išėjimą. Tėvas pėsčiom išėjo Adamkų nužudėti į Vilnių 20 metų, o motina nejungtą teliką tiesiog žiūrėdama. Tai tėvas žirnelius skaičiuoja, motina upę sukūrė. Mes turėjom tų pinigų. Tėvas Flintas yra. Tėvas sugalvojo Rafaelą. Tėvas DVD rašinėdavo, motina bintus katinų iš šiknos traukdavo. Motina vagė mikrofonus. Tėvas tiesiog paskui mašinas laksto. Karočią, mano tėvas sugalvojo tas duris, kur atsidaro, kur nereikia liesti. Ne, ir žodžiu, ir mes būdam iš normalių šeimų vaikai. Jis to tėvas trankydos visą laiką duris ir nesupranta. There must be a better way. Tai pradžioj vaikai traukdavo už virvių, kai praeina. Ir mama tiesiog atsuktuvus valgo. Ir mama pas mamą dantis iš varžto padaryti tokia. Turėjom mes taip. Jo. Ne, aš draugavau su mano praeitas vyras buvo Philips išradėjas. Tai.
Pirmas geriau čiupano, kurios tipo yra išradėjai, tik tais, kur gali tik su išradėjai susimeti. Jis kaip baigia Eureka rėkia. Lemputės visos daryti. Karočiai, ir mes tipo iš normalių šiai buvo vaikai išdarytą su to brokovėm, tipo, kur tokia kaip kokia. Su rankovėm, tu girdėjai? Kur kašė, blėt rankovėm. Kur kislekas tiesiog su liemenėmis. Čia klaidumas, viską gadina. Kur užsideda tas, žinai, čia toks papildomas. Ant riešo, blėt, headbandai, tipo, žinai, pilnas, žinai, toks, tipo, pasiva, tie kročio atvaro, žinai, su Hello Kitty, Mikey ir su Crocsais. Mikey ir šortų nelyginis skaičius, 4 vaikų. Su džinsais, karočiui, su Crocsais ir su Hello Kitty, Mikey. Ir pizda, na, kaip Jordanai, va, tokie. Davėjus metą, karočiui, mes plėsų. Backflipą padaro dar tada. Mes tos headbandus, na, kurva, 20-0 prapėsim, blėt, prieš tos vaiknaminius, pizdamės, parpizdom, gerai, ką aš prašios, tik tą atsimenu. Tai va, kai žiūrėjau, ant ką aš supisiu, man jau nebebuvo gaila. Tai iš pačių gailėjau, bet paskui neplėjau. Ir tie, kai kuris varėt, pas tėvai. Jeigu būtų, žinai, ten tas, kas ten tada buvo, Grybauskaitė prezidentė, kur ačiū pamatytų, tai būtų jau čia jiems suteikus namus kažkur. Ar kažkokią stipendiją, nežinau. Pasiemus pas save būtų. Jo, arba jeigu Hello Kitty ambasadoris. Į Orange Virus stovyklą. Zdariovo, Katinas. Į Orange Virus darbo stovyklą. Jo. Tai va, tai tokia, va, mačiau dalyką. Ir jie per daug atletiški buvo ir visą laiką valgydavo maistą, lyg pirmą kartą jį mato, tipo, kur, tipo, baršiai jam duodavo tokių. Tum. Ir nežino, kas tai yra. Aš tai iš vaikų namų beveik viskas, ką matau, kriminalinėse, tose kronikose. Ir tam, blėt, pabėga, kažką užmuša, blėt, tokie... Labai, neatsimenu, kada mačiau labai linksmų ir gerų naujienų, kad būtų su vaikų namai susiję. Jo. Visą laiką kažkaip labai... Iš vaikų namų kilęs bičas išrado vaistus nuo vėžio. Jo, išrado lemputę. Ai, ne, suvalgė, okei. Ai, suvalgė. Ai, ne. Tai perskaičiau. Jo, įsikišo į burną ir išsitraukti nebegali. Jo. Tai kažkaip ne. Aš dėl to, kai buvo su tais suverenais visais, kai paėmė iš jų vaiką, aš galvoju, ble, kad kokie tėvai būtų jau geriau nahu pas tėvus negu vaikų namuose. Man atrodo, kad ten panašiai kaip įkalinimą įstaigų Lietuvoje, kur tipo... Kaip ir yra kilnus tikslas, žinai, reformuoti tos žmonės, bet, blėt, kaip nesigauna. Reformuoti? Jie tiesiog tėvų neturi. Ne, bet aš turiu meni, kad, nu, tipo, jie turėtų ten išmokti kažkokių gerų dalykų, o ne kažkaip gaunus visą laiką, kad jie moka, tipo, iš bet kokią daiktą peilį pasigaminti. Jo, prieš perlinę košę meldžiasi visi vaikų namuose. Į nomine patra, nomėda. Ai, dar, nu, bent kokį kartą į metus išeina video, kai muša jos. Prieš išsipildymo akciją nuplauna visus, sulaižo visus fanarėlius, paslėpia. Jeigu būčiau vaikų namuose ir būtų tie tokie prižiūrėti, kai padaužo tos vaikus. Tai tu būtum išsilaisvinęs. Ne, išsilaisvinęs, bet tu būtum Django. Aš nesu nustebęs, dėl ko tiek daug pykčio agresijos pas tos vaikus, blėt, tave šeima palieka ir ten dar, kur tave palieka, tave dar dūchina, blėt, vyresnį. Man kažkaip gal net žiauriau būdavo, jeigu turi šeimą ir labai blogoj šeimoje, žinai. Nu, kur žinai, kad blogoja. Aš šiaip prastam rajone mokiausi iki 9 klasių Baltyskė, karočiui, Klaipėdai. Ir aš turėdavau klasiok, kur tave gali apiplėšti klasiokas tavo. Jo. Žinai, buvęs, pavyzdžiui, kur mes buvom klasiokai praeitais metais. Jo. Ir aš atsimenu, mes norėjom žalės nusipirkti, blėt, jau 16 metų gal buvo. Aš buvau 8 klasės gal pabaigęs. Ir klasiok, Erikas, klasiokas turėjau, tipo. Padaviau jam pinigų, karočiui, ir išėjo, ir nebetėjo. Tik, blėt, bet čia nėra kaina, kad apiplėšė tave, tiesiog, tipo, nedavė tau. Apiplėšė čia, kur atėma iš tavęs. Bet jam davėjus tiesiog, jo, aš grįžtu. Aš jam dročiu noris baigiant manęs, nu, blėt. Čia kitaip, biškit. Nėra, kad, nu... Jo, padavė jam šiam rytų dar, karočiui. Pas mus būdavo klasioje, kur mokytojas apvogdavo. Jo. Nu, tai tiesiog išeina ten per pertraukėlę į valgyklą, žinai, su vaikais ar kažką lieki klasėje, išėm piniginę. O jo? Jo. Ne, mokytojas ar mokytojos? Iš mokytojos. Ai, tai klasika, blėt, o Jėzu, viskas. Tai ir metą beveik visus gal ir prigavo, nes buvo dar klasiokai, vieną buvo klasiokas, bet tas klasiokas iš 2 klasės, matai, išmetė. Iš 2 klasės. Ir po to... Nepataisomas, viskas. Aš mačiau, literaliai, aš 2 metus mačiau, kaip tu mokaisi. Tu labai gražiai sugebėjai nuspalvoti neišeidamas meškiuką iš kraštų. Aš buvau darželis su jo kartu ir iki 2 klasės, ble, geri draugelį buvom, taip, nu gaila buvo labai. Nes išmetė iš šilos? Jo. Ką jis pats darė? Bet irgi ten vogdavo, nu, tipo, nu, toks, aš ir negaliu sakyti nepataisomas vaikas, bet kur lengviau yra išmesti iš mokyklos, negu tvarkyti su juo. Tai atsimu, ten labai liūdnai irgi baigėsi jam, bet gaila. Ahuienas čuvelis buvo. Kaip draugai.
O tai kuris dabar yra, neparašė tau kada nors? Neįsivaizduoju, žinau. Paskolint €5. Bet šiaip daug, iš mūsų šalies daug kas, tipo, ypač iš čivakų, daug kas idėja buvo, bet, ten... Hujovai, nes labai daug iš tokių asocialesnių šeimų. Ir taip pat tada gaunas, kad tipo, būna šūliai iš asocialesnių šeimų, bet jie pratingi žiauriai. Ir gabus. Jie tiesiog, žinai, tipo, šūliai nori sėdėti. Vertelkos. Jie nori sėdėti šūliai, ten, žinai, veikti kažką, daugiau tiesiog nenori į chatą grįžti. Kai kas kartą užeini į chatą, vis naujas vyras guli ant sofos. Jo, ir tada būdavo tokie, kur eidavo tiesiog, viską pyzdavo, kur atrodo, tiesiog kas ne vietoj, žinai, jeigu gali pajudinti į kišenį iš karto. Tai jiem liūdnai baigės. Nu, aš esu, blėt, kažkur mieste matęs vieną, vat irgi iš tokių, žinai, šeimų, kur matydavai, kai vaikystė ten konteineriuose knaisiuosi. Ir dabar mačiau, paaugęs ten dirba kažkokiam, ar ten Volte, ar Barbora, ar kažkur. Bet, tipo, blėt, normalų regelį turi išmanų laikrodį. Toks, tipo, tvarkingi, susitvarkė. Tai bent jau dirbat. Tai aš tai belė kaip džiaugiuosi, blėt, už tokius žmonės, kur, kad koks darbas, bet nebereik, žinai, kur pasistatė save ant kojų ir kai matėjos vaikystė, kaip hujovai gyvena, belė kaip zaibys būna už tokius žmonės. Nežinau, aš tai... Bet nesiešiu į Boltą pačią. Bet šiaip nezaibys, tipo. Įdomu, po kiek laiko dar gali prašyti to klasioko, kur mane kada 2 gramai žalės. Dabar parašyk. Dabar galėčiau? Po to sakysi. Aš manau, kad jis susitinkam, gali man to dabar šaibis. Tai duok telefoną, aš naisiu, paskambinsiu. Kur žinai, 16 metų ir taip sunku susirastų baraigų, ta prasme, nėra daug baraigų 16 mečių, žinai, 15 mečių. Ypač kai su normaliais, vaikais bendrauji. Ir dar, blėt, metą kurvą tų pinigų, žinai. O pas jūs buvo ta istorija mokyklai, kur 100-dieniui babkės surinko kažkas ir dingo? Ne. Aš nežinau, ar galiu pasakot, bet... Gali. Gal užpipink vardą, bet... Vėl jisai, Ne, bet dabar užpipink vardą. Okay. Ir žodį vardas užpipina. Tai jisai buvo surinkęs ir tam sportę prapyčio. Eik tu nachai. Bet paskui Aš jau galėjau nuspėti, kaip baigsis šitą. Jo, tikrai, kad ne bažnyčiai paukojo. Bet jisai paskui prasimastė šaibą iš kažkur. Vat yra tokie, blėt, bičiukai, kaip jisai, kur kažkaip prasimastė šaibą, žinai. Jis pasakoja šitas istorijas, ne? Aš nežinau. Gal pasikalbėjimuose kažkas sakė, man atrodo. Surinktų 100-dienį. Jo, tai jam visi... Ir ten po 100 litų, žinai, visi davė. Ir jisai, gali 200 būti. O nori 200, ble. Dar asocialiai klasiai irgi padarysim 100-dienį, sumeskim dar nuo savęs, ten kur visi... Jeigu laimėsi, bus 300 ir liks dar. Jeigu dabar 4, 1 nubėgs, tai ir jūs 100 šviesit. Visa mokykla švenčia 100-dienius ir mokytojams darbiškai lieka 13 alga. Gerai. Jo, bet vat... Aš visą laiką žavėjaus va tokiais va bičiais, kurie prasimąsto šaibą iš kažkur. O jo. Nebūtinai legaliai, gal nelegaliai, gal rizikuoju savo realiai visą jaunystę, bet prasimąsto šaibą. Žinai? Bet čia genas toks. Jo, kur tipo, biški rizikos nejautimas, kur tipo, ką tu ten mėtai narkotikus, aš negalėčiau mėti narkotikus, blėt, aš negalėčiau pro langą praeiti namie, jeigu aš laikyčiau namie tipo tokį maišiuką, karočią, kokaino, tipo, aš netidarinėčiau durų niekam, aš nekelčiau niekam ragelio. Tu pats į policiją paskambintum. Nevažiuokit pas mane, atvyčiai nieko neturi. Jeigu galvojat važiuot, nevaryk. Aš parašyčiau per Facebooką, pas mane nieko nėra. Jeigu ką, policijai. Aš pažinojau baraigų. Tipo, kur turėjo ten visą saugumo sistemą, tipo, kažkokį ten turėjo visą laiką vandens talpą supilti, kad nereikėtų maišiukų nešti į tualetą, nuleidinėti ten, jeigu įsiveržinėjęs, visokie ten, chatas visą laiką keičia, kas kažkiek laiko ten, 3 mėnesiai nauja chata. 3 mėnesiai nauja chata visą laiką. Nu, bet, blėt, kas čia per gyvenimas, kur, tipo... Įtampa. Ta prasme, tu tą žmogų matai ir jisai laimingas tik tada, kai jisai tūsina ir pas jį visi eina dėmesio prašyti, nes jis yra baraiga. Ir jis tada visų draugas, tada jisai labai populiarus. Bet visas kitas laikas yra toks... Aš ir 2 žmonės toks, per vienas, tipo, bariga buvo, bet aš niekada nemačiau tas, kad, tipo, ten ar saugumo tos dalykus, aš tiesiog esu pastebėjęs, kad, tipo, pirmą kartą, kai su jais susitinki, labai didelį įspūdį palieka, nesipasakotis istorijas, visas, kas ten vyksta pas juos, bele kaip įdomu, bet kai susitinki antrą, čia kaip su komiku būtų, matai, kad kartojas istorijos. Tai kuo dažniau tu susitinki, tuo labiau miserable ir tu supranti, kad, koks šūdas. Čia kas čia su bariga, tipo? Jo, ir pamenu, buvo draugelis tavo, artimas? Ir pamenu, tipo, kažkaip mentas klausinėjo, kur gyvenau. Ne, bet, tipo, aš ką atsimenu, kad siūlė man, tipo, užsiim, sako, seniai, patikėk čia, tipo. Ir mano galvoje, aš toks galvoju, kur, jaučiu, jeigu mes susidėtume, galėtume nemažai perstum, bet pagautų. Tai, žodžiu, tipo, šitą mačiau, Pagavai paskui? O kitas buvo, kur gamino pats.
Tipo, gamindavo pats. Ne. Visokiais sintetinius. Gramdono, blėt, nuo petelinės. Sintetinius šūdus, bet labai seniai pažinojau. Tai irgi žiauriai pratingas čuvakas. Kokias tam pravardė chemikas, kažkas. Jo pavardė chemikas. Pravardė, žinai. Irgi, tipo, visą laiką šaibų turi. Visą laiką šaibų turi, visą laiką irgi visi tokius pažįstus, kai visą laiką regelį sėdi ir kažkas visą laiką ten su IT, su tradingu, kažkas vyksta pasiregelį pastoviai. Turi kažkur laboratoriją kažkokią pasidaręs, žino viskas, kas kiek kainuoja, toks tipo, kaip rokelis, bet nefilmuoja, o gamino drepsus. Manau, šiandien koks sunėkė. Jo. Tai va toks du žmonės pažinau, bet jo, kad ten kažkokį saugumą, tai ne... Jo. Tas vienas dealeris buvo, jie tam visų, blėt, stovi prie paskus, kai seng, būsi tą miestą, tą reikia sakyti, blėt, mėtos, tipo, pavadimus tokiais vardais, tai aš kaip pabūnu padas su tokiais žmonėm, aš galvoju, kur man gali grėsti kažkas vien dėl to, kad aš žinau, ką man pasakė. Bet daugiau nebebendrauju su jais, tai... Betgi buvo šitas baraigų reipingas, kur išsodino ten 5% viso dabar kažkaip buvo, ne? Buvo, daug sugaudo jos, jo. Nu, blėt, tipo... Nu jo, kas yra, kai tu tą pradedi daryti, tau tai norma tampa, žinai, kur iš pradžių tu tipo, tiesiog lengvi pinigai, taip toliau. Iš pradžių gal biškai bijai, bet paskui, kai nieko nepagauna, tavęs metus, pavyzdžiui, laiko. Jo. Nu tai viskas, tai tau čia kaip plėti darbą atsikelti. Bet kiek daug būna, ypač kai skaitai, tipo, naujienos, kur matai, kad 3 metus vyko tyrimas ir, tipo, kad tavęs nepagauna ten prie tos 2-3 metus, čia nereiškia, kad nežino apie tave. Tiesiog, jo, tai bylą užveda ir ta byla gali renkama būtent, nežinau, 5 metus ant tavęs. Man va čia jau šitas baisiausias dalykas, kad tu pastovi įtampai gyveni visą laiką, na. Niekuo negali pasitikėti, blėt, nu, toks, nežinau. O dabar reklama. Nu nenoriu aš per tą laužą šokinėti, nu atstokit. Nu netrauksiu, močio aš tu šiaudų. Nu kam reikia? Nu aš suaugęs žmogus, nu dabar man čia kiaušinius rident, tais vaikais. Nu, ko jūs dar prisigalvosite? O kur visi dingo? Nebūk per mandrą švęsti Velykų tradiciją su šeima, nes po to gali likti vienas. Gerai, kad į pagalbą tau ateina Lidl, nes ten tavęs laukia fantastiškom Velykom paruošti maistai ir užkandžiai. Gardžiausi Deluxe ir Favorina produktai atsidūrę ant tavo švenčių stalo bus iškart iššluoti, o tu turėsi daugiau laiko šeimai ir draugams. Mėgaukis tradicijomis su šeima ir nepraleisk viso laiko prie puodų, o patikėk Velykų puotą Lidl. Spausk nuorodą video aprašyme apačioje ir sužinok daugiau apie produktų pasirinkimą Lidle. Kislekai, kaip 11 žmonių šeima išlaiko tradicijas namuose per šventes? Mes tiesiog nešvenčiam, taip pigiau. Viskas, jokių tradicijų, nieko. Taip, tiesiog kaip Dievas atvedė, taip ir gyvenam. Tai žinok, Kislekai, kad dabar Lidlas ypatingai rūpinasi visų mūsų ir tavo ir visų jūsų šventėmis. Nabagiukų. Ir nenabagiukų, ir nabagiukų Lidlas nediskriminuoja. Ir nori, kad jūs turėtume daugiau laiko tradicijoms, daugiau laiko šventėms, daugiau laiko pabūti su šeima, o ne prakaituoti ir daužytis prie petelnės tam, kad galėtumėt padaryti, pavyzdžiui, skanius velykinius pusryčius, pietus, kad ir kaip jūs švenčiat. Pavyzdžiui, mano šeimoje visą laiką yra einama į bažnyčią ryte ir tada yra velykiniai tokie kinda pusryčiai, apie ten 10-11 ryto būna. Tai tam, kad mano močiutei nereikėtų viso šeimos apšerti užkandžiais, vištomis ir kitais dalykais. Lidlas tam turi Deluxe ir Favorina produktus, čia matote juos ekrane, čia jų yra tik nedidelė dalis parodyta, tai mes kalbam ir apie ir snacksus, ir paštetukus, ir saldumynus, ir dešrytės, ir įvairiausius dalykus. Tai eikite, apsipirkinėkite Lidlą, pasilikit laiko šventėms normalioms, nebūkit kaip Kislekas, kur žmonės neturi jokių tradicijų. Mes valgom tik duoną. Su vandeniu. Be vandens. Turėkit laiko iš tikro pasidžiaugti tomis šventėmis, o leiskit Lidlui pasirūpinti jūsų stalu. Tai dar kartelį, arba galite eiti video aprašyme esančią nuorodą, arba paprasčiausiai nueikite į Lidlą, parsisiųskite jų programėlę, ten visą laiką pilna visokiausių dylų ir turėkit fainą pavasarį. Gerai, aš čia vieną dar. Gerai, važiuojam. Tai Kislekai bandot vaiko susilaukti, ne? Tas kur... Nu, tu taip sakei. Labai nebandom. Kaip tik stengiatės. Man irgi buvo, ne vienus, tu turėjau ilgesnius santykius, kur nesisaugai visiškai ir nieko nebuvo, tipo. O tai kaip tu pisės taip, tipo? Visą laiką prisidengęs. Toksai, tipo, nuo končiaus. Bet ne vien... Jisai ant bybelą kryžių pasikabinės tiesiog. Ikona šalia kaip bunkus toj fotkė.
Ir nieko nebuvo, jokių vaikų, nieko pregnancy scare ir toks pradeda galvoti, gal su manim kažkas blogai arba su tavimi kažkas blogai, žinai. Su jom čia vis laik blogai. Čia jų problema. Aš tai tiesiog tikiuosi, kad pakankamai ilgai nešiojama kompą ant kiaušų laikiau, kad paveikė jau. Ne tiek, kad... Lenovo. Ne tiek, kad sukeltų vėžį, bet tiek, kad nebegalėčiau vaikų. Per daug su gitara groji. Vibracija išdaužė. Žiauriai nenori, žinai, kad būtų tas, kuri tik pablogina spermą tavo, kad tu gali susilaukti vaiko, bet žiauriai neįgalus bus. Tai aš norėčiau... Kas yra biški neįgalus ir kas yra žiauriai neįgalus? Toks, kuris... Sudėk skalį, uždėk vienetą ir 10. Žiauriai neįgalus yra tiek, kad jis realiai, teoriškai tik yra žmogus. Kuris turi gyvybinės funkcijas, kad nemirtų, bet daugiau nieko. Okay. O tik biški neįgalus, palauk, kas čia yra, blėt. Aš? Ne, kažkas. Valera? Ar nėra iš blėt, Lietuvos žinomų žmonių? Kaip man to šiandien gilis, ne, kuris tipo biški Dauno sindromą turi. Nu, jis išveido struktūros. Va, tai va tiek. Va čia yra tas, tipo, biški. Žiauriai protingas čiūvas. Tai, bet tik tai atrodo. Jie daugelis labai protingi visi yra. Jie, ta prasme, ten profesoriais būna. Jo. O va tas, kai labai kitoj skalės... Politikais, matė. Kitoj skalės pusėje, tai va, nu tik tiek turi gyvybinių funkcijų, kad tu gali pavadinti, kad jis gyvas. O kas yra pala prancūzai ar vokiečiai pirmą kongresmenę, ten tą politikę turi su Dauno sindromu? Moterį. Ble, nesugebėjau. Nuclear war. Mes turim. Valius Ašalas. Lemba jo, kai pasižiūri tos kai kurios Seimo narius, bet supranti, kodėl jie nori eiti Seimo. Aš nesuprantu, kodėl kažkas norėtų būti Seimo nariu. Beleką, ką tu padarai nesąmonę paskui. Šūdinas laikas. Jo, ir plus žinai, kad tu gali daugiau šaibų užsidirbti kitais būdais. Nėra nei vienos priežasties. Ir jie net neuždirba daug, tipo. Nėra nei vienos priežasties, kol tu ten turėtum eiti. Bet yra daug, pavyzdžiui, kažkaip verslo atstovai ar kažką, kur bando savo kažką pasilengvinti, ten įstatymus kažkaip pakreipti. Būna tiesiog, kiek dabar matom, ten tos pačios lažybų kontoros ar kažkas tau biški pamoka. Biški kažką, davai, aš tau padėsiu. Lažybų kontoros moka iš... Buogi dabar, nu... Žiauriai nelegalų, ne? Neįrodyta, bet buvo su tuo, su Džiugeliu. Justinu, kaip konservatorių partijos. Jo, čia tas, kuris... Skamba kaip Klička. Buvo žiauriai jokinga. Tas, kur metų ligonis. Ai, šitas. Tai va, tai skaliai, vaisai skaliai, kur yra. Tai buvo žiauriai jokinga, kad kažkokia ten... Irgi ten... Nežinau, iš kokios ten savivaldybės, vietinės reikšmės kažkokia moteris buvo parašius ant jogais Transformers ir tapinas paposna, kaip iš čia galite, ir blešim žiauriai jokinga. Bet tada jinai pasakė, jinai tiesiog turėjo menį, ir čiuos ten daug partijų pakeitė. Nu jo. Sakė, blema, kaip jie krečiuosi invalido vežimėlį Transformerį pavadinti, pizai. Tai va su juokas buvo, kai dabar tapinas ten žiūrėjo. Arba žinai būtų aklas Seimo narys ir būtų nematomas. Snaiperis, jo. Tai, taip, žiūrėjau, ten jo kažkaip kanceliarinės išlaidos, kad... Padangom išleido 400 ratų suvedimui. 400 štukų. Autoservius. Oksalyje. Ai, kuris į ten 26 tūkstančius tušnukų pasiėmė. Ne, čia kitas, bet taip, kad jisai mokėjo ten kažkaip šaibas. Ai, Valius. Šaibas kažkokiam čivakui, kurį pačia mano patarėjas ten rašydavo kalbas. Bet pasirodo, kad tas čivakas tipo, yra susijęs su lošimo visa ta ten asociacija. Kas ten tas yra... invalido vežimėlėje? Ne, tas kuriolė asistentas. Ir po to paaiškėjo, kad kai jie pradėjo dirbti kartu, tas Džiugelis labai pradėjo taip pozityviai atsiliepti apie lošimus. Ir kaip teoriškai įrodymą... O tai kaip jis gali pozityviai atsiliepti, kai jis nemato ant lošimo stalo? Nes jam įstatė, bet turėtų rulėti tiesiog. Jis ant šono guli ir stato ant raudono. Jo, aš mačiau, kuris ten teisinosi. Taip. Aš atsiprašiau, kad prisipirkau su šimtu už 30 tūkstančių. Jis žinai, ką nusipirko savo, kad galėtų kalbėti Steveno Hawkingo klaviatūrą, bet RGB šviečia tipą. Hot Wheels trasą nusipirko. Razor. O jo vežimėlį reikia pritraukti atgal, kad važiuotų taip. Tai va, man tas juokingas buvo, kur už 26 tūkstančius tušnukų pasiėmė per iš sandėlį, jo. O tai kur jis juos išigna keišas? Ne, tai jisai sako, jūs jeigu darytumėte ten tokią veiklą, kaip aš suprastumėte, kaip svarbu dovanos yra, tai realiai tu važinėjai per miestelius ir veži merčą visokiam. Bet čia fair enough. Nėra čia fair enough. Man tai tik tas jie, kad, čia mes gaminam šiukšlių. Irgi čia valstybės turtą. O tai ką tada su tais rinkėjais? Negali nieko nuvežti jiem? Ne, nes papirkinėjimas kaip. Ne iš savo lėšų. Su tušinuku papirkinėjimas? Nu vis tiek, tu jiem duodi dovanų, kad jie už tave balsuotų pato.
Aš tai nahu šakočių būčiau pripirkęs, dar kokiu bobam ten, dar kažką. Dėl to neseimo narys. Nu, šitos darbo partijos bigudukų. Aš iš Laisvės partijos atvažiuočiau, bet darbo partijos. Šiandien taip įstum tiesiog tokį, šį įstatymą remia grandiozą. Tiesiog, šios rėmėjų turi įsime. Šią įstatymą pataisą remia Sun Yan. Sugalvojau įstatymą pataisą per 4 minutės. Sugalvojau įstatymą. O Nausėda susitiko. Fantazijos LT, Bibizo neįstatymas. Bibio skonio įstatymas. Užsipiskit su tokiais įstatymais. Fantazijos LT, nenustok žaisti. Kodas balsuok 10. O Nausėda ėjo kavos susitikti su tais, kur pasirašė? Ne. Ir jokingiausia, kad dingo šitas Janojus Kiraskevičius atsiptas screenshotą. Kad su juo reikės eit kavos gerti, pizda, Nausėda taip gėjų bijo eina, nakui. Aš manau, kad tu galėtum priversti jį, tipo, atiduoti valstybės paslaptis, jeigu pagesintum, kad pabučiuosi jį pakankamai. Žiūrėk, jis iš tulko išeini ir tu eini į tulką ir nepraleidi jo, ir bandai pabučiuoti ir jis sentų viską atiduoti. Samatiką ištraukti ir viskas. Aš manau, kad Nausėda yra ne homofobas, jis iš tikrųjų tiesiog bijo gėjų. Jo. Visi mes žinom tą zagelį, kuris su pakankamai... Jeigu jis bus pakankamai išgeręs ir tu turėsi pakankamai šaibų, galėsi priversti už kiaušų paimtau. Tikrai man... Jisai naglio storius, va taip žiūri. Jo. Kai Nausėdai sakai, kad ne, tai aš tai negėjus, o kodėl? O tai esi bandęs bijai pačiūk, ne, tai nebandžiau, tai gal tau patiks. Nu ne. Tu gali kalbėti. Išbazarint. Jo, tu galėtum... Užrizint. Galėtum subazarint, kad paimtų už kiaušų tau, aš manau. Nu jo, man Nausėda toks atrodo lengvai sukalbamas, taip aš. Jo. Jis toks, kur neturi per daug nuomonės savo stiprios. Jis tas, kur gramą žolės už 30 eurų ima. Ne, jis žinai, jis turi labai tiesiog tvirtą nuomonę, kas šiaip labai zaibys, kad jis turi tokį, kur bet ką apie Rusiją paklausi, blogai Rusija. O žinau tikrai, va, o Ukraina, o, Rusija, o. Bet jeigu klausi kitą dalyką, jis tą tokį, kur... Ne, gali būt, gali nebūti. Jo, tai, nes jeigu tu esi prezidentas, aš jau sakiau tą, kad jeigu esi prezidentas, tu turi ant tvoros būti visais klausimais. Nu, nebūtinai, tu gali turėti tiesiog tvirtą nuomonę ir visi gerbs tave už tai. Ateina su Maikė. Negali, seni. Ką manot apie gėjus? Mes negalim sugyventi visi. Tai sakai, zaibys, gėjai. O ką jūs galvojate? O kaip galvojate, ką aš galvoju? Ne, reikia referendumą. Žinai, kur jisai nuo savęs nusimetė. Kaip Michael Scottas. Gerai, aš dabar išeinu ir kai grįšiu, kad jūs jau būtumėt nusprendę. Matosi, kaip bėgioja su Maikė šikna tik šikimui. Ką galvojate apie gėjus? Žinau, čia galvoti daug ką galima. Svarbu kažką daryti yra. Va. O Hitleris blogas žmogus buvo? Paklauskit to vokiečio, kuris dirbo tankų fabrike ir darbą turėjo. Vieniem geras, kitiem blogas. Vieniem geras, kitiem blogas. Žinai kaip. Jo, 6 milijonų žydų. Aš balsuočiau, nebalsuočiau. Nebalsuočiau už Hitlerį. Jis ten ir su gamtos reforma pasi ten blogai buvo. Jis ten pasi... Apie ką tu šnekina? Pirmiausia, man tada apie ką šį ten klausė irgi. Nu, aš tai už Žalgirį, bet kai žaidžia Vilnių, aš tai ir už Rytą. Šiaip aš už Lietuvą. Tu už nieką. Aš už gražų krepšinį. Jis tiesiog žiūri, kuris dalykas turi daugiau fanų. Aš šitą vaidinu. Aš tai, jeigu prezidentas, aš tik top ir taip ir būčiau. Ką tu imtum nepopuliarų nuomę, kas tu, tipo... Bandytum būti edgy prezidentas, taip. Jo. Aš būčiau tas, kuri nedalyvauja podcast'e, bet iš už kadrą. O aš nesutinku su tavim. Aš ta prasme, aš būčiau... Žmona sako, tu baigiai mano nugaras. Nu, žinai. O kodėl tau atrodo, kad aš baigiau tavo nugarą? Jeigu būčiau Seimo narys, nu, ta prasme, man tikrai, aš bandyčiau užsidirbti kažkaip dar, tipo, papildomai. Komikas būtum dar. Neštum. Pizda, Olegas sutikau, nahui, šunimu apsirengusi. Aš, tipo... Aš žinai, ten gauni tą algą, nu nedidelę tą algą, Seimo nario, karočią, bet tave rodo per teleką kiekvieną vakarą. Jo. Ir tu su fantazija džempu. Tu gal būsi Kaune, Klaipėdoj, Panevėžy. Susi, bet Maikė, karočią, balsuoja. Ir Seimo. Už reformą, na. Už 3 šitos žmonės balsuoja vienu metu. Valiuta 24 LD, kaip direktorius. Antitrikojais taškas. Ir balsuoja. Bobutės paskola. Jo. Eik tu nakus ir filmuoji, nes tu galigi Seimą tiesiogiai žiūrėti per teleką. Įsijungi ir prizumino vykti ir CBD aliejų. Ką numota gėris. Aš trubom žbakį.
Karočiui, su Maksimos maišu kiekvieną dieną ateinu į Seimą. Ir jeigu, pavyzdžiui, einu kalbėti tą dieną, nes ten kažkaip gali nesustarti su speakeriu, su pirmininkė. Tu tau duotų žodį. Pasiprašai, arba jeigu turi kažkokią pataisą, tai reikia ją, eit apgint, pristatyti. Ir tą dieną Sanjan rašai, ble, šiandien kalbu, Domina, nedomina, nes aš myvynai parašiau. Šiandien ryčias didelis, karočiui. Šiandien tokias nesąmonės kalbėsiu, tai tikrai. Atsinešiau džinsus iškirpta šikna vyrai. Gali džempą siūs, koinę siūskit, viską užsidėsiu. Jo. Šiandien sakysiu edge dalykus, kad karočiui. Nereikia šildymo. Išjungiam senukam šildymą. Šitas įstatymas, ne makaronų kabinimas. Piso su pagaliukais tiesiog. Davai, kiekvieno senuko pensiją ant šuniukų dar bišį pastatom, kad, ble, jeigu pakils karočiui. Galės 2 pensijos turėti senukai. 13 pensija. Kiti Seimo nariai siūlo 2% pakelt pensiją. Aš siūlau jums 2 pensiją. Palauk. Gerai, gal jūs gal ir 0 gausit, bet... Jo. Ar jūs nori, palauk, ar tu nori, kad tavo gyvenimas pasikeistų, ar kad būtų geresnis, ar kad būtų blogesnis, ar kad nesikeistų? Jeigu jūs dabar skambinat šito numeriu, susirandat dar 3 draugus, kuriuom jūs parduosit va šitą kavą, ir tada jie dar parduos, įsivaizduojat, nuo kiekvieno po 15 centų. Nu, tai jeigu milijonieriai. Skaičiuokit. Jeigu Seimo, kaip tau dar kitaip užsidirbti? Aš ateičiau, karočią, jūs, jeigu dabar mane girdit, persiuskit šitą 10 dar draugus. Arba jums nesiseks 15 metų. Kaip celofano laivai būtų tiesiog sąskaita pačioje parašyta. Viskas, kaip valieros. Kur tiesiog sėdėtum, tai va. Bet nėra daug Seimo narių, šiaip nemažai jų turi jau tipo pajamų užsienio ir daug jų su verslu susiję. Bet negali gyverslo, tai ar gali? Tai turėjo prieš tai. O po to, žinai, ten čia nešia mano žmona. Čia mano žmona vysto. Tai Nausėda irgi perrašęs Seba yra žmonai. Jam nepriklauso. Lytą perrašė. Žmonai tiesiog. Nu, kiekvieną eurą 15 centų šeimai keliauja. Nu, tai va. O Nausėda kas buvo? Jis buvo Sebo... Jis buvo kaip Mačiulis Svetbankė dabar. Mačiulis. Vypis dėlintas. Norėjau sakyti, aš būčiau Seimo narys vien tam, kad jeigu turėčiau 200 followerių, kad pasikelt followerių per kadenciją savo, žinai. Kur šūdų šnekėčiau, žinai, nes tipo gau net ir... Siūlau visus šunys į katinus pakeisti. Taip, paskui kokia didesnė nesąmonė, tai per teliką rodo. Aš padaryčiau, bet reiktų kokią nesąmonę daryti. Follow Viktoras 420, geriausi bairiai, karočiui, ir ne tik. Bet naują anketą reikia. Ble, prikolų bus. Kiekvieną posėdį. Vyktų su panašiai, nu tai va, sėdim Seime, kur su pagėža. Grėtinė, daužo atsisės. Su vaflegėdrė. Mane gražulį sėdė, aš jam tokį. Žiūrėk į kamerą, šmarina. O, kur man... Gerai, dabar kažkoks pituchėlis atėjo savo kalbą sakyti. Reikės pasakyti, o tu kalbėjai per kovo 8. Geriausi kebabai Lietuvoje. Tikrai, blėsinaku, tikrai. O, blė, jami. Čiampį šmarana. Priimsiu įstatymą už reklamą, na. Jo, kur manęs klaus. 20 eurų. Jo, antitrikojus reklamuočiau kažkokius barberius, kur išsitaturuoju. Be maikės sėdėčiau Seime, įdomu, įmanoma įstatymiškai, be maikės Seime sėdė. Ir išsitaturavęs esi Red Light Barbers, čia visą laiką. Brooklyn Brothers. Šitą. Su kodu posėdis 15% nuolaidų pirmai pizzai, karočiui. Facebooko grupsa, kur Vilniui kontrolė. Praneščiau ir keleivių kontrolė. Pamačiau Vilniui neišdėsau, bet patiko. Miegas tik silpnė, kur. Pilki debesis, išsipirko slotą. Kaip čiuvakas geria iš bato formos bokalo video įkėlė. Ir, tipo, mano reputacija būtų, nu, ta prasme, dugne, tipo, kaip Seimo daro, bet aš tik vieną, kad... Bet jau esi dugne, tai tada jau aš jau daryčiau most vile šūdą. Aš per pirmą savaitę atsidurčiau kakadų laidoj. Bet reikia ant ribos būti, nes etikos komisija gali atimti tą neliečiamumą. Nekaltybę gali atimti. Aš ant tiek nesuprantu iš tikrųjų mūsų tą Seimo, tvarsime, kaip Seniai, mes vos gražulį ištrūčiam. Kiek jis laiko? Bičas realiai, tipo. Jis dabar tiktokus daro ir visus gėjus. Man atrodo, kad... Bičas realiai 4 pareigūnai, taip mėto, žinai, Volga daro Gedimino prospektą. Jis dar 4 kadencijas buvo. Ir kas nešokinės, tas pydaras padaro tada dainą. Nu gerai, dar 2 ir žinok, viskas jau gražulį. Tai jis toks, man alga, į tą pačią sąskaitą perėjo. Ir mes ir šaibas mokėjome. Kur visi daro laivus, žinai, kiaušinius geria, ne? Į Seimą reikia nueiti vieną kadenciją. Tai ir nueis visi. Reikia nueiti darbo partijų. Aš manau, kad reikia laivų partija. Laivų partija tiesiog.
Laivų partija. Petras pirmą numerį. Reikia visus tos tiktokerius suvaryti į Seimą tiesiog ir duodam jiem tenais daryti. Nu, kur pirmą dieną Seime, jie sakė, ar mums reikia VMI? Gerai, paklausykit. Hear me out. Panaikinu visus mokesčius. Nebėra mokesčių daugiau. Kodėl mes kaip Dubai negalim būti? Kodėl mokesčiai negali būti 0%? Seimo pirmininkas su šviečiančiu laikrodžiu sėdė. Tapinkit kas už. Patapinam, hebra. Ką duhas, išjungsiu. Ačiū už rožę. Vidury posėdžio. Jo, aš tai padaryčiau kokį šūdą, aš išsiasfaltuočiau 30 metrų kelio priešai savo pastatą. Tiesiog priešai savo chatą, tiesiog 30 metrų, va tai va, asfalto, kur tu turi važiuoti žvyrkeliu, va tai padarai ir nuvažiuoji nuo mano kelio ir važiuotų kakadu pas mane. Na, žiūrėk, ten, nu, su kažkokia ten visą laiką merga būna tas vedėjas. Nu, žiūrėk, Gabrielė, šį kartą važiuosime pas Seimūną Dominiką. Raketa. Tai Dominikas reikia kitvogėt pinigus, taip? Ir mano toksai būtų pilkas veidas tiesiog per telefoną. Aš neturiu dabar ką komentuoti, čia yra ne mano reikalas. Pastoviai išsikėti savo, kad dujį neįleidai. Ir visą laiką kalbina ne tą žmogų, o kalbina kaimyną. Žiauriai panašiai. Na, jisai, išsiasfaltavo, ir dabar mes negalim pravažiuoti normaliai. Mano arklys dar... Ir kitas kadras, kai bandai chatą papulti, eikit iš čia, sakau, šunys paleisite. Ir tada burbulai. Ar žinojai, kad nuo 5G bokštų nupliko avis? Žiūrim. Penktadienis. First blood. Kadu. DJ, man. Ir rolas. Kada susitaikys rolas su Giovanniu vyrai? Manau, nesusitaikysiu. O čia šiaip toks neapkalbėtas bifas, ne? Yra Giovanni rolas. Aš atsimenu, kad... Most anime betrayals. Matai, paskutinis, kai dar ir tu buvo nepatogus. Sangokas su vedžytu, karočią. Šitas su Giovanniu ir... Flešą nepasidalinus. Susipyko. Ir Fumito Tomoto su savo vertėju. O Fumito Tomoto deportavo? Kas jam nutiko? Mes jį tipo išvyko. Man tai netokia pavardė, bet Fumito vardas. Fumito Toyota. Kamuta Hojavata. Kamata Tajama. Nakata Hata. Netokia pavardė. Nes blemo, tai ką jį tipo paskutinis sezonas tokia šipilės išvedė už Žalanką ir nušovė, tipo? Viskas. Sepūkų turėjo pasidaryti savo persipjovę pilvą. Varinskai, kodėl tu mane vedi į rauką? Nenušovė, karočią, o su Samuraus, žinai. Kai šitaip šarta. Varinskai, kai šitaip šarta, kodėl vedi mane į rauką? Ir Valinskai bėga ašarą ir su taip užtaisa, sako, žiūrėkit. Buvo kova seniai, kaip per Kill Bill pirmą dalį Valinskas prieš tai. O jisai kaip arklis susulūžusią koją nušautų. Jie ėjo į tą žiemos sodą ir su kardais hujarino savo. Varinskai, mardauju, duok man pabandyti dar bent orų mergatę pabūti. Aš galiu bet ką padaryti. Grindys varysiu. Varinskieniai, botoksą keisiu. Ką tik tai reikia. Viską. Vaškosiu Varinskienės kaktą. Jis nušovė Fumitą ir tada paleido Valinskienės dainą japoniškai tiesiog. Kaip man davė paskutinę. Ant Fumito Tomoto Valinskas tiesiog užvertė baliaus kompaktų tiesiog dahoje, kad būtų nelaimingas atsitikimas. O ne, Krarko banga. Barius. Nu, kai kojos surūžė, negaliu šokti bariuje. Čia įsigi Clarkas buvo Seime, ar nebuvo? Ne, Nedzinskas. Man jie vienas žmogus yra. Ja, Antanas Šampanas buvo. Ir Valinskas buvo irgi Seime. Irgi buvo, ir Ezopas buvo. Ezopas buvo. Kur tulikė... Bet kur Balyje, karočią. Bet neįdomus kaip Ezopas būčiau. Kur tiesiog, kur tulikė palaižydavo varlę ir eidavo balsuoti tada. Nu. Ir sakė, ir kur sėdė toks, blėt, kaip Gurevičius. Dabar nepriimti įstatymą, kad uždraustų batus Lietuvoje. Kur realiai, kai prasidėjo rudeninės sesijos, jisai išpiso į Indoneziją, ne? Jo, kur tiesiog sėdi bičas, tripina ant varlės prakaito, žiūri Antaną Nedzinską. Taip, Antano Nedzinsko tiesiog veidas plečiasi į išorę ir jis taip sako. Antano Nedzinsko veidas atsidarinėjo, fontanas išlenda. Jo, žiūrėkit, pas mane yra atsarginis numeris, kam paskambinti, jeigu man chujovai. Tik tai Gurevičiūtė, neskambinkit, maldavai. A, jis su Gurevičiūtė tada buvo? Kažkas ten buvo, nes buvo kažkoks bairis, kad ne pirmą varlę palaižęs gyvenime yra. Kažkoks ten bairis, sklandė. Ar kažkaip. Man Ezopas yra mokykloje dėstas apie narkotikus. Mane? Kad žaibys tipo? Aš nepažiūrėjau, bet man atrodo, apykoje. Kaip jie prasideda pats, kada gerai.
Dabar 10 minučių. Davai. Ne, jis man pasakojo, aš kai jaunimo mokykloje mokiausi, jis buvo atvaręs ir paaišė, kaip yra blogai narkotikai. Paaišė? Ir jo, paaišė ant lentos, kas yra athodai, kaip yra ir tipo, visą kitą. Ir aš galvoju, bro, to huėma. Kas yra athodai, ble, žiauri, pizzos nori. Užsisakai pizzą ir zaibys tada bišė. Jis pasakojo apie koksą, gaidį. Jau čia einu į Seimą. No. Karočią, kokso galit pabandyti. Gaidžia, nebandyk. Koksas su ratais? X-as. Bet X-as gali reiškia ir labai zaibys. Man taip to jauna banga buvo, kur aš kažkokiam feste buvau. Ir atėjau prie tos palapinės, žinai, kur jie ten apie draugus aiškina šimaldės, bičiukai, tipo, tikrai, ir, tipo, yra lentelė, kur sužymėta, ko negalima su kuo maišyti, tipo, žinai, ir ten yra MDMA, tipo, ir kokainas. Jo. Ir ten, tipo, raudonas yra. Ir skau, ką raudonas, reiškia, kad zaibys. Varinskai, mardauju. Mačiau, Bernin pasigavo kojos infekciją. Ja pirmiau nušauk. Bet įdomu, kiek Seimo narių vartoja narkotikus po posėdžių metu, tipo. Aš girdėjau gandą. Ir čia yra galimai, tariamai. Man taip sakė, kad Majauskas paskanaudavo. Paskanaudavo? Ką jis paskanaudavo? CBD aliejus? Nuo telefono. Nulaižydavo. Nuo telefono. Tai aliejukas nubėga, o yra kas lieka labai patogiai linijai. Tai va, bet čia sakau ne aš. Čia yra gandas, kuris yra nepatvirtintas. Esi jaunas, karočią seksi, karočią Seimo narys, blėt, ir tipo... Kaip dievas, ties įpis, karočią. Už ką prabalsuot, duokit. Aš man galėtų man pabalsuot. Galėtų būti vieną dieną. Galiu vėl kalbėti čia. Jau kalbėjai visą savaitę. Jo, ir kur mikrofą jam išjunginė visą laiką. Galiu Ateina iš Armonaitės mikrofą. Davai, karoči, blėt. Šuslauskui belė ką leido, tai aš dabar negaliu. Kur nelaikykit, na. Man grinai, vat, kur ir jaunas tada vedės pasakė, ble, noriu, aš žiauriai apie politiką noriu pašnekėti su tavimi. Aš ką apie liberalizmą galvoju. Nu davai, ką pasėjimas šiandien? Kažkur aptūstas. Ir matai kojas plečia kienė. Nu, Šimonytė užuolaidos sukilimų sudėra. Iki kada Seimo valgyklą ribą? Aš einu į dušą, na. Su rūmais, tai sakai. Čia man vienam bibi stovi ir šik noriu. Gerai, davai, man į Seimą vėl reikia. Bet tu esi Seime. 9 vakarą, tiesiog į Seimą išeina. Tiesiog vieną mikrofą pakalbėti. Spaudžia ir gniaužo bibį taip iš jėgos. Ir visi Majauskai paleis biberis taip pabalusiais krumpliais zalupą juodą. Man kažkokį šūdą primaišė į tą mano arbatą. A ne? O tai pas tą arbatą su cukraus pudra buvo? Bando stalo atsikas Seimą tiesiog. Davai, už viską balsuojam, taip. Gėjai tuokėsi, bet šaudom šunys gatvėse, viską darom. Ble, bet šiaip Seimo darbas, tipo. Bėga per stalus už visus pabalsuot. Aš atsakau, tipo, 8% laiko, kai tau duodu už kažką parbalsuoti, jie tokie... Ir tu gali susilaikyti, karoči. Ir tu gali visus 4 metus susilaikyti. Ir nieko nepaspausti. Ir tiesiog toks. Už ką jis palaiko? Yra kaip jau. Gali tokią partiją daryti. Nes ten daugelis tiesiog valstybės tarnautojai, tik tai, kad aukštesniam poste. Ir viskas. Ir jie sėdi, tipo, tiesiog, va tai, va, sėdi. Kur tu matai, kur sprendžia, kur sėdi ten kokia nors rėkia, ten kažkas, tai klausykit, mes turim siūsti ten pagalbą tam ir tam daryti, arba ten partnerystę, ten tas ir scrollina, hebra. Šnekas atsisėda. Atsakau, jie ten vieni su kitais bazarina, karočią, kol kokią nors Maldeikienę šaukia visą Seimą. Jo, ir visi tiesiog sėdi, čilina. Jo, aš ta prasme Candy Crush, aš visus lygus perėčiau per tos 4 metus Candy Crush. Susibet man. Ir kanceliarinės išlaidos nespirktum gyvybę, bet kiek žydymėtis. Papildomus lygius perėčiau. Aš tos tušinukus realizuočiau kažkaip 30 000 tušinukų, aš daugiau už tą valių. Serialą peržiūrėčiau dar kažką. Ble, aš tikrai pyzdinčiau, nebūčiau aš ten ilgai. Aišku. Aš čia, žinai, aš toks ateičiau į Seimą, aš čia smagiam laiko, ne ilgam. Kur tušinukus laikot, karočią? Nu, kur rūtos, šokoladų dėžutės, visas. Pasimčiau patarėją, karočią, mano patarėja būtų 15 metų, karočią. Tavo patarėjo Markas būtų tiesiog. Jo, turiu apie lošimus pasiūlymą. Ką manai apie šitą... Siūlau visiems lošt. Ką manai apie šitą švietimo reformą, žinai, Eglė? Ir tam panatai...
O koks tavo reikalas? Gali mane pafollow. Nu gerai. Jo. Įstatymo pataisas per Viberį rašytų. Aš Majauską pilnai suprantu, Discordą sėdėčiau, karočiui. Jis įsėdė Discordą? Aš jeigu šniočiau, aš skleiščiau apie kitus Seimo narius, kad jie šnioja, žinai. Jo, tu prie kitus paranojant. Sen girdėjau niukinę šitą. Ir dar žiauresnius pradė, žinai, kur aš girdėjau, kad Montjanas su Kirkilu, karočiui, pysas. Jau. Vienas kitam dročina. Perda kitam. Spaudžia taip ir kol spaudžia taip dročina. Žiūrėk, žinai, Maldeikienė šūnį išnešiojus yra. Kas? Kas toks yra? Ne, Kirkilas su ūkininku susipysdino vakar. Niekam nepasakau. Jo. Pripysęs nuėjo, užmygo šitam medžiotojo bokštelį ir susipysdino. Aš atėjau vakar pirmas į Seimą, Nausėda po triusikais pirmas gulėjo miegojo. Kas buvo, aš nežinau. Patarėjas Nausėda be kelnių gaudė ir sako, apsirengi, tu ateis visi prezidentūrai, o jisai darė taip. Paidokas su Bibi visus mikrofus prilėtė. Paidokas atėjo ir daužo tiesiog su floppy birka per visus telefonus. Būtų smagus. Eina mes į Seimą gal. Aišku. Apie mus dviračio šinių skečus darys. Sėdės 3 bičiai kiti ir sakys, Mikita, darom podcastą, mes tokie, kur seimūnai, Antanas Kislekas. Aš taip myliu demokratiją, mes turim followerių, už mūsų subalsuotų žmonės. Aišku. Kažkada gal reikės. Mes vieną tobulą kandidatą galėtume padaryti, kur tipo 2 dienas per savaitę kiekvienas valdom, o tada sekmadienį nedirbam, pochui. Ir vis dar filmuojam podcastus. Čia papasakojam, kas vyksta Seime. Aš karočiui Seimo viešbutį ant Airbnb uždėčiau. Jo. Aš dročinčiau Seimo viešbutį per pertrauką pietų tiesiog. Atsistojęs, va tai va, prieš veidrodį. Ir aš toks, dabar aš norėjau padročinti Seimo viešbutį, kodėl tu dročinti? Aš tiesiog laikyčiau dahuja žalės, galingiausiai šviestuvais tiesiog. Jo, nesgi neliečiamybę turi. Už elektrę, belė. Ne, man įdomu, ant kiek tu tą neliečiamybę turi. Bet aš visą laiką tokį vaikas, nes tai jie neliečiamybę turi. Jo. Tai jiem nieko negali nieks padaryti, jie gali belė. Gali atimti neliečiamybę šitas, jo. Nu, bet o kiek? Už ką? Jo, kiek reikėjo, blėt, va Gražulis dabar tik tokius daro. Aš auginčiau dahuja žalės ir statyčiau tos industrinius tokius šviestuvus, kur pas mane atominė elektrinė generuotų elektros chatą tiesiog. Ir auginčiau tiesiog žolę tenai. Aš su visais tais, kur balsuoti reikia kompais, aš bitcoiną kažčiau. Kur teinis žiauri karštą tam Seimą. Kur išeinamas iš Seimo, davai neišjung kompą. Lietuvos Seimas didžiausia kripto ferma Lietuvoje. Šimonytė, gražiai, aš 4 ryto. Agėtai, koks tavo pasvardas? Gali savo voletą atsiųsti man. Ir iš viso Seimo pusę bitcoino tik primaininis suka. Vis tiek nemažai, 5 štukas. Ne, palauk, kiek, bet 3-5 būtų. Pizna dahuja. Vis dar nenusileido. O tu stebi bitcoiną, tu tiesiog... Tiesiog man mėto, kad šitą Instagramą, Facebook'e. Domantas jau purto telefoną. Domantas man rastas, kurį viską investavęs yra. Jo, Domantas 100% turi Ethereum'o. Jis po 2 mėnesių neteis tiesiog į darbą. Jo, Dogecoin. Atsiųs tavo iš jachtos fotkį. Tai va. Dabar filmuoju. Su Vismantė, va toks va. Ja, reikėjo investuoti. Ką aš 2.8 veikiau, blėt, kur? Kodėl aš būtiną nusipirkau? Tu 2.8 prašai motinos ir lauką gali išeiti. Vadus už 500 litų turėjai. Kur yra video vienas, kur 2.10 įkeltas video, kur bičias tiesiog sėdi. Nusipirkit bitcoino. Pizda, bent už $1 nusipirkit bitcoino. Ir dabar yra fotkės, kur įpisailti private jetą toks. Taip, jis toks labiausiai sakiau. Albertas Einšteinas čia buvo. Aha. Ne, rimtai yra. Ne, tai tas čiūvas, kuris bitcoiną padarė, tik jis už 3 bitcoinus pizzą nusipirko. Taip. Ai, ir yra vienas bičas, kur išmetė kompą savo karočią, kur ten buvo 1000 bitcoinų gal buvo. Jo, bet kažkas buvo, kur ir jis ten ieškojo savartinę to kompą, dahuja laiko. Ne už 3 gal. Arba buvo dar vienas bičas, kuris flash'ą karočią, turi dahuja bitcoinų užkoduotų, tipo, bet pamiršo flash'o password. Vienas yra kur... Vienas bičas į kamerą bandė padaryti, beig pavyko. O ten gal... Jo, mano tėvas ant 300 posakį išima. Ir vienas bičas, kur šaukštus valgo tiesiog. Jo, yra Rusijai vaikas, kur prie nosies prideda. Bet mano tėvas tikrai turi tokių istorijų. Aš kažkada su savo tėvu pradėjau kalbėti apie ateivius, tipo, žinai. Jis vingina pokalbį su tavim. Apie UFO ir jisai, tai jo, aš čia su draugeliu, jau taip, aš... Ei, palauk, pakalbam. Kodėl tau čia toks dalykas, kaip jo, aš mačiau, pravažiavau. Ir tai atėjo, žinai, buvom su draugeliu, važiavau taip, jo, bet taip, seniai taip ir parodė. Seniai, jau matys, man iš dangaus. Jo, o tokį, žiūriu lėksė. Ir karvė, va tai vaurė.
Ir man išleksnės. Blet, viską garsų reikia. Ir ir viską garsus tėvas daro, o aš čerkutę pilu. Mano draugelis, velnio dabar atsitūmęs. Ir taip, ir per mišką ant cigariuką rūkam. Praskrido, tipo. Ir aš toks, ai, ne, sako, jo, aš tu pasku, kaip beveik miręs buvau. Va tai, va, Ką, tėvai, kodėl viskas karsto ėjęs gyva. Atsėlė, kad Viktorė atėjo sėdė kažkokios kanalus junginėjai. Ką gerai, rodo. Jo, aš viduj karsto gyvas gulėjau. Išleiskit, ble, davai. Aš tu pasakai, mama, Aš su Michaelu Winslowu esu čia. Aš tu pasakai, mama, šalituvų užrekinau. Ką? Tu turėjo kažkokį debilų draugelį, kuris važiuodavo ten ant 100 apėm, kad ir kur važiuodavo. Ir jie važiavo, karočią per miestą. Per Kuršių neriją iki Kaliningrado važiavo. Ir jisai važiavo už to draugelio. Ir jisai nenorėjo pasidukinti, kad jis irgi, žinai, moka vairuoti, tipo greitai važiuoja. Ir tas jo draugelis pizdatė. Žinai, per Kuršių neriją nusiauras tas kelias, dahuja paskui, karočią ten juotkarantį, tipo taip toliau. Ir mano tėvas vapšėnis liko ten, šiandien 100 apėm turėjo važiuoti. Ir draugelio mašina buvo tokia žemesnė, tokia labiau sportinė, o mano tėvas, žinai, ten, žinau, Passatas, tipo paprastas. Ir mano tėvas užsimė ten šoną ir, tipo, įgriovė kažkaip nukrito Kuršių neriją ir, tipo, medis kažkaip taip keleivė sėdynį, taip, tipo, per visą tą sėdynę, tipo, buvo. Pagavo mes, kaip per Harry Potterį pagavo. Aš nežinau, čia jis man taip pasako, sako, tada būtų 2 cm, kai būtum našlaits. Ką žiūrim toliau. Ir išpizdino tiesiog. Būtum našlaitis, manęs neturėtum ir išvarė Kaliningradą. Išvarė, pas kitą šeimą išvarė. Jau geriau būtų. Blet, kaip gerai, kad tu esi tėvai iš tikrųjų. Ištirpa tiesiog. Jo, būtum našlaits, karočiui. Nu tai gražintoje pas mamą. Grįžta pas savo šeimą. Lip iš mašinos. Paskaitysiu istoriją dabar. Na. Tokie, mums šiaip nerašo niekas laiškų, tai Tau gal ir nerašo. Radau į Reddit'ą. O mes prašėm, kad atsiųstų laiškų? Ne, mes niekad neprašėm. Mes prašėm, bet mums nesinti. Aš radau vieną įdomią istoriją Reddit'e, kuri, manau, būtų mums visiems aktuali labai. Threadas vadinasi Am I Wrong? Aš, čia bus tiesioginis vertimas, tai bus pauzių. Aha. Bet moteris užduoda klausimą. Ar aš esu neteisi dėl to, kad likau nakvot viešbutį, dėl to, kad mano čiūvas mane apiperdė? Įdomu paskui, čia biškai Apiperdė. Bet tai kokia galinga turi būti šaiba? Bet tai palauk, čia toj kontekstas bus, Apiperdė mane. Viskas laikom personažą, davai. Jei, 2-4 jinai dirba viešbutį. Davai, garsink visą ją istoriją. Gerai. Jis sako, kad viešbutis dažnai siūlydavo jiem, kad jie gali palikti miegot nakčiai, bet čia pagimdė tam, kad darbuotojai, kurie dirba iš ryto, galėtų likti pernaugat, kad jiem nevėluotų į darbą. Ir pirmadienį buvo jos čiuvo gimtadienis. Karoči. Nežinau, koks gimtadienio garsas. Jisai nebuvo suplanavęs, kur švęst gimtadienio ir dėl to šventė tam viešbutį, kur jinai dirba, ten valgė vakarienę. Hello, Maskva. Ir buvo jo šeima ir dar draugų biški. Jis sakė, viskas zaivys, bet tai pagrindinė patiekalo ir desertą, tas... Tas čiuvakas tiesiog atsistojo prie visų, perdė jai į veidą. Ir jinai buvo šokiruota. Sako, buvo labai garsus bezdalas ir jinai buvo vidury pokalbio, kai jis apiperdė ją. Ir aš jai sakau, hei! Žodžiu, ir visi matė ir jinai sakė, kad atsistojo. O jis priperdė kambarinę ant jos? Ne, jie restoranė, ten sėdi, ne kambarinė. Jinai atsistojo ir pabėga? Viešbučio restoranė, visi sėdi prie stalo, jinai kalbas ten su jo teta. Jisai atsistojo, paperdė ją į veidą ir nuėjo. Gerai. Čia embarrassment, sakė, kad bandė po to dar palaikyti pokalbį, bet buvo labai sunku ir jinai išėjo į bathroom paverkti. Žodžiu, po to... Tas tirs. Tas jeigu duris, kur juokiasi.
Ir patai jinai nebegrįžo prie stalo ir nusprendė likti mėgoti viešbutį, kitas čivakas paklausė viską, sakė, sako, ai, man tiesiog biški hujovai. Ir liko mėgoti viešbutį. Palauk, aha. Ai, ir pato, tipo, aš tik nesupratau iš tos istorijos, ar jie kartu gyvena ar ne, bet jisai parašė, tipo, ar negrįž namo jinai. Nu, tai kartu. Ir jisai parašė, kad, tipo, aš mėgosiu, kad lieka nakvot viešbutį. Ir jisai sakė, kad buvo biškis supykęs, kad negali atvaryti ir po to jau nustojo chatint. Jo. Ir po to sakė, kitą dieną, po to, kai panakvojo viešbutį, gavo, tipo, iš jo žinutę, iš jo motinos ir geriausio draugo, kad jisai šiaip neturėjo pabėsdėti, bet tu persistengi biškį, kad... Tipo, liko viešbutį nakvoti, negrįžo su jo namo. Tai čia jos klausimas yra, tipo, ar pana yra neteisi dėl to, kad ją apiperdė prie visų ir nusprendė nevaryti namo mėgoti su jo, liko viešbutį. Mes namuose turim taisyklę. Su Visma. Kad vidutiniškai... Mėginė namie tik su kitų žmogų. Vidutiniškai iki 2 šaibų per vakarą vienas žmogus turi. Nes mes taip nušikam maslą namuose, žinok, tenais, kad ypač jeigu dar būnam paėdę, tai mes susitarėm, nes gadina santykis tiesiog. Visas seksualumas, viskas. Romantika nulis. Ta prasme, gali, tipo, jeigu guli, tipo, žinai, pilvelį biškis kodą, tokie ir guli, žinai, tipo, po kaldrą. Bet tada gerai išeiti, tu lygiai. Tada žvengi jo, bet jeigu tu sėdi ir tiesiog... Ir tipo kaldra va tai vadaro, žinai. Nu, tipo, užuolaidos lydosi lietai iš... Tada ką daryti, jeigu tu, pavyzdžiui, kažką pavalgiai ir, nu, tiesiog pučia pilą visą laiką, tu negali eiti tūliką mėgoti, tu naini, pabėsti, grįžti, tu vėl nori, bet vėl. Pavyzdžiui, man pasidėjau sriubą su kokosu pienu. Su Gabrielė susitarit, kiek ant grindų gali primišti. Jo. O tu Gabrielės veidą trini myžalus, o tai jau kai primižą ant grindų. Tai būna tiesiog bez... Nu, negali nebezėti, nes... Esi taip pabėzės, kad Niko išbėga iš kambario. Ble, ne, tai gučinėrai buvo. Bet esu matai prižadinęs gal jūsų. Knapkė yra nukritus nuo lovos, kai aš taip dėjau šaibą. Bet tai jau tokia, kur 3 pavaras pakeičia dažnai. Pas mane dažniausiai neturi garso. Bet kai paleidė, tai 3 skonius pakeičia. Keičias kvapai, kai paleidė šaibą. Jis tokie turi skirtingus lygius. Tai... Bet dabar gerai, aptarkime tos panos. Ar jinai neteisi, kad jinai liko, tipo, nevėjai mėgoti su... Taip, absoliučiai. Ne, bet palauk, jis atsistojo ir dėjo šaibą per savo gimtadienį. Per tą vakarą jo buvo, tipo, jo gimtadienis sėdi daug... Jo gimtadienis ir prie visų pridėjo šaibą. Jo, visi valgo, jinai dar kalba su kažkokiais, jis sako, kad jis stojo prie paperdį veidą ir... Nu, bet kur irgi... Jis į veidą paperdį? Jo. A, tai 100%, tai tipo. Aš irgi manau, kad čia tipo yra. Jeigu jūs esate tiesiog dviese chatų, žinai, nu, kur tipo private. Bet ten kiek vokas tu gali daryti, kai tu private, esi gali daryti, ką nori. Bet prie jos tėvų... Tu eini, pasukį arba ten duok ranką, bet prieš šiknos papėdį, darai tokius. Bet chatų, žinai, kai ne kitų žmonių. Bet jeigu prie jos tėvų padaryti olandišką duchovkę yra chat move. Jeigu būtų tipo tokia žmonė arba gimtadienis, švenčiat kažką ir tu juk prieini ir į veidą paleidi šaibai. Kad net ir ne į veidą. Na, man tai čia realiai toks jau vos ne ant išsiskyrimo ribos. Jo, čia toks dūchinimas jau. Jo, nes čia yra daugiau negu tiesiog paperdimas į veidą, žinai. Nes, o tai jie, tipo, čia kažkokie romantiniai santykiai dar gali būti, tipo. Čia tokie brolio ir sesės, žinai, kai vaikai yra tokie bairiai. Ne, jeigu tu darai šitą chatą, tai man čia netrukdo, tipo. O jeigu tau pada pakuifintų į veidą prieitų, tai... Nu, yra buvę, bet netyčia, tipo. Nu, ar panas gali tyčia kuipinti? Gali. Ne? Jo, jeigu valdai ten tuos raumenis. Jeigu valdai esi kuifinimo valdovas. Bet ir oro turi būti viduje, ne? Tai seniai, jos sugeba prisiurpti ir tu girdi toks garsas ir tada... Ja, bet kad gautum šitą turi taip daryti. Žinau, kad vorė ateitų štinevojęs kirminas. Aš gal nesutikau tokių moterų dar. Jo. Aš esu per mažai patyręs. Tai negyvenai, seniai, tu... Aš esu per mažai patyręs. Jeigu jinai kuifina, reiškia, tu ją patinka. Aš tai tiesiog negalėčiau ilgai labai laikyti bezdą, nes man pastoj pučia pilvą ir aš žinau, kad, tipo, jeigu tu sėdė, okei, tu vieną kartą, tipo, kai eina bezdas, tu, sutrauki, vėl žiauriai pilvas išsipučia ir tu negali pato šik 2 dienas normaliai. Tai aš geriau atsiprašysiu, negu darysiu tą, kur pilvas... Tai tu negali nueiti tūlygą? Bet sen, čia neveikia, kad tu nueini išsipęs, žmonės jau sako, tai sen, tai tu negali sulaikyti šūdą savo.
Nu, būna tokie šūdai, kurie... O, jo, aš norėjau dar papasakoti istoriją. Iš Louis C.K. serialo, kur tu eini, tu turi mes daiktus, nes tau reikia eiti dabar, negali sustabdyti. Ir man žmonės seni, tai tiesiog nešyk dabar. Čia ne aš sprendžiu. Reikia tokią diarėją, kad tipo galėtum parduoti savo namą už 10 centų. Jeigu stelės kiek man yra buvo, kai mes sugebėjome šinam Niko pavedžioti, ir tiesiog vidurį pavedžiojom, kad žiūrėk, viską, aš turiu eiti namo. Eik, tu na. Man tai buvo... Viskas įdomu, kai daiktų šūs. Čia yra šūda demonas, aš žinau. Man tai buvo, kad aš vis laktozės atsimenu, kad netoleruoju, žinai, išgiri kavos vis tiek su pienu, pamiršti pasakyti, kad be laktozės, aš atsimenu su draugeliu parke vaikščiau, karočią. Ir toks jausmas, kad peilį suvarė kažkas į žarnas, karočią. Taip. Ir tipo yra kofeinas. Tu negali daryti nieko. Ir visi žino tą, kur ateini kofeiną ir toks... apsimeti, kad kažką pirksi. Toks praeini pro tą meniu ir iškart įtulkam. Ir tokį šūdą pažyk, kad jeigu pareigūnas eitų, gautum parų pasėdėti, karočią, ir toks išėjim man sulčių. Žinai, toks šūdas būna, kad ir nugarą nusivalė. Jo, kur išeini Maikę nusimovęs, daužydamas tai va per nugarą. Visas prasisegęs kaip papėties, tiesiog. Atsisegęs kelnes, eiktų, na. Jo, kur nueini į Copy Pro atspausdinį neveikia. Tai tonerį prišykė. Su tais bezdalais panašiai. Kartais kai pučia pilvo, nėra, kad tu nueini į tulkę pabėsdį ir dingsta, žinai. Tu žinai, kad tu iki ryto persi tiesiog. Ir tu negali, pavyzdžiui, jeigu ten sustinkat padirti ar kažką, šiaip būna kažkokia veikla, kad tu ilgai būni, nu aš negaliu išeiti namo dabar. Tai tu turi dylinti, arba tai reikia atsiprašyti, arba tiesiog reikia 2 minutės, eini, paperdė ir tada sakai žmonėm, kad čia neikit. Bet yra vaistai nuo pilvo pūtimo, jeigu, pavyzdžiui, žoskai pučia, tai gali išgerti tabletę, žinai, ir praeina. Bet reikės pabandyti. Kreonas kas ten, ne? Nu jo, nes jeigu planavai dar romantišką vakarą su pana ir tipo vakarienę, gal kažkokia, žinai, kažkokia mėsytė ar pupelės buvo. Nu, blėt, geriau jau užgertus vaistus, tipo. Nu ką, apsitrėlės, blėt, valgysi tą dėžę. Čili troškinį su česnaku, ėdė ir tada... Nes nieks nenumuša, taip, tipo, vaibo. Ir tau pačiam, žinai, nes tu gali slaptą pystylų, tipo, bet, nu, tu vis tiek toks, tipo... Ne, bet tas kvapas ir neužmaskuosi šitą. Atrodo, kad kaimynas myli. Aš nėra, kad... Tai gal pas tave pilviukas gerai veikia, gal pas tave ten... Aš būna, kad smarčiai, bet aš dažniausiai be kvapis būna. Nes šiaip pas tave Vengūnė hatai nepripersta yra, nes šiaip yra, turi kvapą hatos. Ten pas mane į kambarį, kai net baltą mišrainę gamina konvejeriais. Jo, pas mane... Baltos mišrainės. Man uždarai duris miegamojo ir išeini, užeisi, ta prasme, tu gali šaukštelį pakabinti ore ir lieka kabėt ant kiek tiršta. Tai jo, aš palieki žmogui viduje, tik nušaut jau patą. Ta prasme, aš perdikas vile esu. Taip, pas mane tas pats. Ir tas būna, kur, o žinai, kur dedi šaibą, pats nueini ir jinai lieka ore kabėti, ir grįžti pato atgal, ją netyčia. Ne, tai būna šitas, kurio Viktoras sako, kad tipo, nueit papersti, tu nueini kažkaip paperdė, biškai palaukti, ir tada, kai tu ateini, jinai užsisuka ir grįžtas. Padarė vape triukas. Balančiai. Bleki, kino teatrai esu bezdėjęs, bet kino teatrai būna kaip pavyzdį, tada turi taip prisisiurt pilnai prie kėdės, kad niekur neišeitų. Ir tada lauki, ir tada biškai pasisuki ir jauti, kad per čia toks... Aš va šitą pagalbę paspaušiau dabar fucking kilą savo. Nužudyčiau visus. Yra kėdas nuperstos, jūs esate. O taip, prismaukytos, tu įsivaizduoji, kiek žmonių ten smauko. Aš tai neįsivaizduoju. Ta prasme, tu nenutuoki, kiek tenais nes aš esu atvaręs, aš variau pažiūrėti Expendables 4 ir sėdėjo 4 dėdai. Ir visi vienas kitam dročina. Ir visi atskirai, ir aš garantuotas, kad kažkuris tikrai dročina, nes buvo toks kvapas. Statistiškai 1 iš 4. 1 iš 4 turi dročiną. Nenorėjai atsisukti, kad dročina? Ne, aš pačiam galę sėdžiu, nes aš irgi dročinu. Tai aš tai manau, kad visiškai teisingai tą panasupijo, kad jie į veidą paperdė, nes buvo daug žmonių aplink. Ką esi kino teatre daręs labiausiai blogo? Dabar, kai žiūrėjau kažkokį filmą, alų iš bambalio gėrė. Aš irgi esu savo maisto atsinešęs. O, ne, tai aš ten iš pilnų aš esu 3 patiekalų vakarienę ten suvalgęs. Pas tai žinai taip pilvo pradarai. Jo, aš va tai atidarau jo pas mane šitą jo ir M&M's išbyra tiesiog. Nežinau ką, bet esu iš draugų girdėjęs, kur yra myžė kinas. Iš draugų, ne? Kai taip rūkė, gėrė, bet sakė, taip tuščia salė buvo rūkė, gėrė ir ėjo pamyšt po to už tipo sėdynį į salę. Ai, tai buvo ant žemės? Jo, su kino salė myžo. Aš nieko nesublau, nieko seksualaus, nieko... Nu, tipo, Max, esu savo gėrimą atsinešęs ir maisto jau daugiau nelabai. Stovyklos vadovas tuo.
Nieko nesu. Bet per rūbus. Blogiausia, ką esu daręs, tai kad buvau su jumis kinė ir tu rėki žiauriai gaisiu tik tokį įsijungti. Aš nerėkiau, aš bairius ahuėnus pasakojau. Aš ble. buvau- Ne, bet ant filmas tokio eina papo. šitom. Aš buvau ant Ble, tokio pizda papo. dabar buvau kino salį kaip užpiso, na, žiūrėjau filmą ir nebuvo labai daug žmonių, nes... Kodėl mes nebevarėm į kino daugiau? Va, nes užpisas su jumis eit. Ne, Vakarinis varysim, seansas buvo... Organizuosiu. Vakarinis seansas buvo ir atėjau pažiūrėti gerą filmą. Aš suprantu, kad taip ateina žmonės pažiūrėti, nu, kur tu nepavadinsi gerų filmų, ten lietuvišką huinę kažkokią, okei, ten žveng pizdėlink pohui, žinai, mes visi atėjom pažveng. Bet atėjom Scorsesės filmą ir sėdi, ble, ten toliau nuo manęs toks. Jo, toks, ble, su ūsiukais toks ir šalia su mergaitė savo ir visą filmą. Parodo DiCaprio, nu, ble, atėjau kaip šitas užpis. Į pilnų balsų šneka ir sėdi, tipo... Tai buvo šalyje. Ir visą filmą taip, aš negaliu, žinai, kai tu bandai žiūrėti filmą ir iš pusės aš šviečia telefas, Jo. skrolina kažką. Gerai, va, tu šitą čia yra pragaro Seni, tau ratas už neįdomu, tai. nu išeik tu, blėt, 8 eurų kinuotas, blėt, išeik, nahui, Jo, tau neįdomu. tu žiūri filmas beveik 4 valandas, pisk nahui iš ten, ką Aš iš Barbės išėjau, Ir aš negaliu, blėt, ir man Nepatiko? tipo, ir aš vis girdėjau ir galvoju, blėt, gal sakyt kažką, bet nesakiau, aišku, nes duhas esu, blėt, irgi sėdžiu, man nepatinka, aš nesakau, Jam nereikia čia nesakiau. mūsų šitam pokalbį, nes duhas esu, nu žinau, Bet labai, labai užpisa, nes kalba. Ir aš girdžiu, kad jie apie kažkokius savo, blėt, namų dalykų šneka. Ir visa salė girdi, ten nedidelė salė. Ir aš, nu, mane taip užpisa, nahui. Vos nežinai, sėdi čiuakas ir panai filmą aiškini. Čia, žinai, čia netiesa yra, ką čia rodo. Blėt, ir tada galvoju, pizdu, jau eina link pabaigos filmas, žiauriai myšna, jau galvoju, neįsiu, bet taip nuėjau, grįžtu atgal, galvoju, pizdu, salė pustuštė, atsisėsiu kažkur. Tavo vietoj sėdi tas čiuvakas. Myžai kuprinė mano. Net atsisėdau kitoj vietoj. Nagus karpas į popkornus, tai va. O tu taip demonstratyviai nueinoje? Nebegaliu. Ne, aš tiesiog nuėjau pamėšti, bet kai grįžau, tipo, atsisėdau į kitą vietą. Ir sėdžiu, galvoju, gerai, pabaigsiu čia filmą. Ir grįžtu, nu, tipo, tyla, huiena, nes ten jau, tipo, kai toliau nueini, netaip girdis, kad ten pizdėlina ir regelis. Apollo, ne? Jo. Ir sėdžiu, žiūriu toliau filmą, viskas, aš patenkintas, čiuvas už manęs. Ir aš girdžiu, kaip jis su nagais dugna, dėžės gramdo. Ai, žinau, tą. Čiūvas tiesiog nusprendė, jis žino, kad filmo pabaigais nusprendė iki filmo galo visus popkornus suvalgyti. Ir jis nestabdo, aš nemanau, jis griebė su tą ranką, jis tiesiog kiša į burną savo. Ir aš 6 kartus atsisukau į jį ir 0 reakcijos. Jis tiesiog graudo ir ėda. Žinau, Blet, pizda, ir tu sėdi. Jis galvoja, kad tu jam pavydį popcorną. Jis galvoja, kad aš noriu pavogti, iš dėl to skubėjo suvalgyti visus. Ir pizda, bet niekad tau nekyla minčių padaryti genocidą, bet kai tu tokioj vietoj būni, niekad daugiau, bet kai ten sėdi. Pizda, nu atrodo, turėčiau ginklą, blet, nu, jį bent į orą šaučiau, nafkai. Pizda, blet, taip užpisa mane tokie žmonės. Ir vat aš dėl to negaliu pernešti, kai mes sėdim kinė ir tu pėdi garsiai ištegėt. Man viskas sulenda į subinį, aš negaliu, blet, aš negaliu taip žiūrėti. Tai man reikia, kad arba visiškai tuščia salė būtų, arba kad duotų mikrofus mum ir mes tik dukšnekėtume. Aš turiu kino teatro nuodėmę vieną. Bet tik vieną kartą dariau. Nu, aš esu veipą rūkęs ir į kepurę pūtęs. Bet čia nieko tokio. Džiną bandė iškviesti. Tai čia buvo mano šitas Čia nėra, kad kaip lėktuvė paveipinė ir mėtus iškiučia. Į lėktuvą tiesiai? Atskrenda. Kitas žalias lėktuvas atskrendžia. Ne, aš nieko nesudaręs blogo kinos. Esu labai stipriai pripysęs kino salį. Bet tai čia gerai. Čia su Vykčiu vieną kartą buvo, kai buvom. Atsimeni, kai buvo klajumas seansas. Pas tavį mes į sensą atėjom su Su juo. Ambrezevičiu buvo Mercury filmas. Ai, Bohemian Rhapsody. Aš toks girtas buvau pašautų. Aš atsimenu, tu kažką dar... Kažką sakai, blėt, tai aš Toks girtas buvau. Aš neatsimenu, ar esu buvęs viešai vietoj girtas. Atsimenu jo. Aš žiūriu į salę ir tavo tokia raudona, į balą matas tiesiog. Kur atrodo, kad kėdė su plaukai sėdi, nes raudonas kėdė. Ir mes su Vykčiu žymė, aš manau, kažką prigom, tai vyks toks, blėt, zaibaltas. Man taip gėta buvo dėl to, tada pizda. Tai buvo šitas. Tai tu kominis buvo. Buvo šitas ir tada kitas buvo, kai žiūrėjom su draugeliu, ėmė... Blėt. Kaip jie sesė gimdė. Rūkam tiesiog žiūrim tai ir popkornus. Ne, šitie, blėt. Kur Džagės dainuoja. Rolling Stones buvo koncas, Rock and Rio. Ir mes atsinešėm 07 viską gal į koncertą ir beveik visą išdaužėm. Čia nice. Ten tai aš girtas buvau. Kokia bonkė? 07 viską. Čia klasika. Valentine'so bonkę pasiėmiau. Va čia tai klasika yra viskario atsinešti. Bet nes tada buvo, tipo, gruodžio 1, naujakas, ir mes sakom, blėt, eini į roko, tipo, koncertą, vis tiek, tipo, aišku, kino salėje, nerūkys viduje. Tai reikėjo ratų pisti. Tiesiog, na. Ne, prieš salę. Tai va, aš daugiausia, ką esu padaręs jau čia kino salėje tokį.
Ką, pakalbėjom, ne? Pavarėm, ne? Pažiūrėjom. Jo, gerai, ačiū labai, Hebra, kad žiūrėjot. Sėkit, eikit, būkit. Svarbu savęs nepameskit. Nežinau, kada išeis tas podcastas, bet gal dar bus kino pavasaris, taikit irgi į filmus, palaikykit mūsų kiną. Jo. Ačiū labai Car One appsui, nenešiosi.lt, Kalnapilio dealkoholiniam, taip pat nepamirškit pas mus eiti į Contribui. Mano ir Vikčio biletai Forever and Ever, po vieną stiprų linką. Man prašai, kad aš to atsiųščiau dar. Siunčiu pats. Ai, viską radai, kur visas datas yra? Ne, tik Kauna ir Klaipėda. Nu gerai. Nu tai va, linkas video aprašyme, pasvykti irgi mačiau, jau ir soldautų yra. Aš paleidau ten Panevėžį, Uteną, Šiaulius, karočią. Jo, dafiga irgi, pas mane irgi pareina Klaipėda, antras Kaunas, antras Vilnius, žodžiu, daug visko, apvažiuosim visą Lietuvą, tai atskirai mes čia darom, čia mūsų atskiri turai. Tai atvarykit, valanda komedijos ir pas mane ir pasvykti. Aš nieko neturiu ką pareklamuoti, tiesiog parimkit Ukrainą ir tiek. Aš kol kas nieko nepriduodu. Jo. Galim šiaip patyzint, jau yra pradėta pabiški derint, galvojam su Apollo daryti seansus, kuriuos mes komentuotume gyvai filmus. Sėdėtume su mikrofonu ir realiai šnekėtume tiesiog filmą. Jo, tai va taip, man patinka šnekėti, kai nes jūs ateinat, žinot, kas ten bus ir tik mes mikrofonus turim. Tai... Jo, tai sėdėtume ir tiesiog rifintume ant filmų, kurie jau yra seni. Bus be Viktoro, tai kam jis nepatinka? Ne, tai ir su Viktoru, jeigu tai ne, aš neinu tada. Tai, žodžiu, susiderinsim, bet čia dar viskas derinimo stadijai. Tai, žodžiu, ačiū, iki ir nepameskit savęs. Davai, ir nepraloškit kazikį pinigų. Davai, iki. Swang on niggas that got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars Radio, world famous pretty boy Floyd Chip the Ripper.